Šiandieną temą, dėl ko susirinkom, kalbam apie gelbėtojus. Džiugu, kad jau antrą kartą valstybiniu lygiu buvo atiduota pagarba tiem žmonėm, kurie gelbėjo gyvybės. Galbūt ne visi vardai žinomi, bet visus turime omeny ir visiems esame dėkingi. Ko labiausiai nesinorėtų, tai nesinorėtų, kad ta pagarba būtų atiduodama formaliai ir kad tai taptų rutina, kad tai būtų dar viena proginė data, šventė, nešventė, išeiti, pakalbėti trafaretiniam frazėm ir pamiršti. Aš manau, kad nuo to gali gelbėti gilesnis požiūris, gilesnis pamąstymas, motyvų išsiaiškinimas, geresnis tų žmonių, kurie gelbėjo pažinimas. Tai sakytumėm, kad mes visi esam skirtingi, taip pat ir gelbėtojai kaip žmonės. Visi buvo kažkuo skirtingi. Galbūt vienus vienijo idealizmas, kitus atsitiktinumas, kažką gal pinigai, nežinau. Tai apie šitą įvairovę, reiškinio sudėtingumą, aišku, nepamirštam dėkingumo ir pagarbos tiem žmonėm, šiandien kviečiu visus pasikalbėti. Ir visą šitą renginį sutarėm su Ginu, kad mes moderuosime dviese ir dabar paprašysiu jį perimti žodį. Aš porą žodžių tarsiu apie sumanimą ir nuo ko čia viskas prasidėjo, kad būtų aišku, kad renginys tarsi proginis, o tarsi ne visai. Į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką kreipėsi vyriausybės kanceliarijos žmonės, Gabrielė Žaidytė, sako, artėja kovo 15. Nėra dar tradicijų ir būtų labai neblogai, kad tokios institucijos kaip Nacionalinė biblioteka galėtų prisidėti prie tradicijos formavimo. Kaip pagerbti tuos, kurie rizikavo ne tik savo, bet ir savo artimųjų gyvybę ir prisidėjo prie pasaulio gelbėjimo. Ir aš ten atsiradau dėl kelių priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad čia dalyvaujančio Renaldo Gudausko dėka atsiradęs strateginio prognozavimo skyrius, kurio pagrindinė funkcija žvelgti į ateitį labiau nei į praeitį, labiau į ateitį ir pasižiūrėti, kaip galėtų klostytis įvairūs svarbus ir Lietuvai, ir ne tik jai, greta Lietuvos taip pat, visam regione vykstantis procesai. Ir buvo aišku, kad štai šitas fenomenas gelbėjimo, jis turi potenciją ir turi galimybę tapti reikšmingų kultūros faktų ir tradiciją, mėginančią kažkaip sutelkti, ne prieš pastatant holokausto renginiams, bet juos papildant. Ir ten judaikos skyriaus vadovė Lara Lemper dalyvavo, ir mano ten ta funkcija buvo daugiau pabandyti įsivaizduoti ateities požiūrį, kas vyksta. Ir aš čia, prisipažinsiu, pasiūliau temą nekalbėti apie praeitį, o apie ateitį ir pabandyti įsivaizduoti, jeigu situacija, nedrįstu taip radikaliai formuluoti, būtų tokia pati, bet jei situacija būtų kritiškesnė, taip, suraskim tokią formuluotę, ar ne tie, kurie imasi agresijos, bet ar gelbėjimas taptų visuotiniu reiškiniu? Ne. Jūs čia jau pabaigoje galėtumėte pridurti, bet iš tikrųjų tema yra, man atrodo, pakankamai tokia svarbi. Čia vėlgi, žmonės, kuriuos kalbinau kalbėti, vis galvoja, ar jie turi ką pasakyti. Čia
mano galva, yra ne tik mokslinės kompetencijos ar gyvenimo patirties reikalas, o gal būtent gyvenimo patirties reikalas. Pabandyti įsivaizduoti, čia daugiau yra fantazijos ir moralinės fantazijos reikalas. Pabandyti įsivaizduoti, ar žmonės jau pakankamai geri, kad galėtų išsirikiuoti į vieningą eilę, nebūtinai realią. Čia geras klausimas, nes artėja situacija, kai mes vienaip ar kitaip iš tikrųjų pradedam galvoti apie ateitį kaip apie problemišką ateitį. Čia klausimas jau ne hipotetinis. Vėlgi, mes, kai bus tam tikra diskusija, galėsim įtraukti. Ir čia vietoje Algirdas Pancas, žydų bendruomenės Vilnius, Lietuvos, Jeruzalė įterpė repliką, todėl kad iš esmės tai yra šios Vilniaus žydų bendruomenės renginys. Ir labai gražu, kad mes kartu turime ir Lietuvos žydų litvakų bendruomenės pirmininkė Faina Guglenskė, kuri papildo tą Vilniaus, taip sakant, žydų dėlionę. Čia dvi aktyvios bendruomenės, kurios nepriešpastato jokių būdų savęs žydiškos kultūros lietuviškai, o ieško tam tikro bendro vardiklio. Bet aš pabandžiau padėlioti tam tikrus dalykus, nuo kurių viskas prasidėjo. Ir buvom mes paprašyti daryti ne 15 iš esmės dieną arba dieną prieš, o šiek tiek vėliau, kad neužliptume ant tų renginių su savo tema. Tema, sutikit, jeigu tie renginiai yra daugiau susiję su mėginimu, skaitant pavardės, prisiminti istoriją. Taip? O čia yra mėginimas įsivaizduoti ateitį. Toks atsargus, aš matau, kad jau yra žmonės, kurie mato ją, bet klausimas, kiek jinai yra ryški, išaiškėja bendraujant. Nenoriu daugiau užimti laiko, tik norėčiau, pristatinėsiu aš eigoje, kas čia sėdi. Dabar nuo Rūtos Reichės norėčiau pradėti, tai yra Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos direktorė. Bet ji čia ne tik kaip žmogus, kuris nuolat bendrauja su augančia karta. Ir čia svarbu, kaip ta patirtis persikelia iš kartos į kartą. Kaip užsifiksuoja. Ar įmanoma apskritai jau užfiksuoti, jeigu nėra šeimos patirties, taip, jeigu nėra tokio jautrumo, kaip tie dalykai apskritai funkcionuoja jau tik tokiniai kartoj. Tai čia svarbu. Ir antras dalykas svarbu, kad tai yra psichologė, kuri ir parašė tekstą, kuris yra susijęs būtent su visais tais reikalais. Ir tas tekstas ne tik yra mokslinis darbas, bet ir atskira knyga. Tai dabar nuo Rūtos norėčiau pradėti būtent tokiu klausimu. O kaip ir nuo galo mes pradedam. O galima kalbėti, kad tarp jaunų žmonių ir kokiu būdu užsifiksuoja tas supratimas, kad artimą savo gelbėti yra svarbu ir kad iš tikrųjų kažkokios garantijos yra, jūsų, taip sakant, vertinimu, kad tai nepasikartotų. Gal aš taip gana sudėtingai tą viską formuluoju, bet jūs tučto jau tą dalyką išaiškinsite paprastai, kaip mokytojai ir mokiniams. Nežinau, aš gal norėčiau pradėti nuo to, kad į tai, kas dabar vyksta pasaulyje, žydai ir galbūt nežydai reaguoja skirtingai. Ir gal truputėlį aš norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl praėjus tiek metų, 80 metų po holokausto, šita tema yra tokia jautri iš tikrųjų žydų tautybės žmonėm. Ir iš tikrųjų mes dažnai juk sulaukiame tokių replikų, kad kiek galima apie tai šnekėti, kad jau tiek metų praėjo, jau iš tikrųjų tie, kurie išgyveno holokaustą, jie dauguma yra ne tarp mūsų. Bet aš manau, kad labai yra svarbu suprasti tai, kad kokio masto tai buvo ta katastrofa ir kaip jinai iš tikrųjų stipriai paveikė žmonės. Ir yra labai daug tyrimų apie jos perdavimą tiek antrai, tiek trečiai, tiek jau dabar ir ketvirtai kartai.
Ir kai ruošiausi šitam pokalbiu, aš skaičiau literatūrą apie tai, ten įstrigo, kad anūkas išgyvenusiojo, jisai sako, kad aš jaučiu, kad aš visą tai suvokiu ne kaip pasakojimą senelių, bet lyg tai aš pats visą tai išgyvenčiau. Tai iš tikrųjų, tie, kas šito nepajautė, jie tiesiog, man atrodo, nesupranta, ant kiek giliai mumise sėdi šita trauma ir jinai iš tikrųjų niekur neišnyksta ir jinai labai tiesiogiai įtakoja mūsų gyvenimus, kaip antra, kaip trečia, taip ir ketvirtą kartą. Jinai įtakoja žmonių socialinius santykius, jinai įtakoja žmonių šeimos santykius. Tai jeigu jums įdomu, tai truputėlį apie tai, kaip tai atsispindi antroji, trečioji kartoj. Tai iš tikrųjų tyrimai apie tai prasidėjo tik tai 70 metais, kai po karo į psichologus ir psichiatrus pradėjo kreiptis antros kartos išgyvenusieji, nes kaip tik tame laikotarpyje jie sulaukė paauglystės amžiaus, ir tada visi jų šitie simptomai iš tikrųjų ir atsirado. Ir jeigu taip apibendrinus, tai visi išgyvenusių antros ir trečios kartos palikuonys, jie kenčia nuo depresijos, nuo nerimo, nuo nesaugaus prieraišumo. Dabar kas tai yra? Reiškia, dėl ko yra depresija? Todėl, kad žmonės, kurie išgyveno holokaustą, jie labai dažnais atvejais labai staigiai netekdavo savo artimųjų. O mokslininkai sako, kad šeima jinai susiformuoja kaip tęstinis vienetas, kai jinai tolygiai išgyvena vaiko gimimą, santuoką, tada išsiskyrimą arba mirtį ir visą tai reikia išgyventi. Holokausto metu tos netektys buvo labai staigios, dėl to žmonės neturėjo laiko gedėti. Ir gedėti jie pradėjo po karo. Ir todėl motinos, kurios gedėjimo neišgyveno karo metu, jos po to nesugebėjo jausmų rodyti savo vaikam. Ir dėl to tokiuose šeimose tiesiog vaikai negalėdavo netgi kreiptis į tėvus jokios paramos ar paguodos, todėl kad tėvai būdavo emociškai šalti. Iš kitos pusės, kodėl jie buvo tokie šalti, nes jie turėjo tą praradimo patyrimą ir jie labai bijojo prarasti naujus savo šeimos narius. Ir būdami emociškai šalti ir neprisileisdami vaikų, jie lyg tai apsaugojo save nuo to, kad vaikams gali vėl kažkas atsitikti ir tada tai netaip smarkiai juos sužeis. Aš šiai temą pasakoju, ar čia pasakyti, ar čia... Tu čia jau pasakysiu, kodėl į temą. Labai į temą. Ok, gerai. Dabar nerimas. Reiškia, tėvai buvo išmokę karo metu įvairių strategijų, kad pasaulis yra pavojingas, negalima nieko pasitikėti, tie, kurie buvo per karą. Ir jie ir vaikam perdavė tokią žinią, kad nieko negali pasitikėti, kad visur yra pavojus. Ir iš to sekė tai, kad tokiuose šeimose būdavo hipergloba. Tėvai jokių būdų nenorėdavo paleisti vaikų, netgi suaugusių. Vaikai iš savo pusės jausdavo kaltę, kad jie nori atsiskirti nuo tėvų ir jau turėti savo atskirą šeimą. Ir tokiuose šeimuose būdavo iš vienos pusės hipergloba, iš kitos pusės nebūdavo emocijų rodoma, kad dėl tos pirmos priežasties, kur sakiau. Trečias dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra saugus prieraišumas. Saugus prieraišumas yra, kai tėvai patenkina mažo vaiko poreikius. Ir kai tėvai tos poreikius patenkina, vaikui susiformuoja suvokimas, kad pasaulis yra saugus. Karo metu tėvai šito patenkinti negalėjo. Ir dėl to tie išgyvenusieji, jie lygiai taip pat dėl to nesusiformavusio saugaus prieraišumo negalėjo jo suteikti savo vaikam ir lygiai taip pat ir anūkam. Ir dėl to nebuvo to suvokimo, kad pasaulis saugus, kad tėvai patenkins jų poreikius. Tai tokie pagrindiniai dalykai yra. Ir
Ir ką aš norėjau pasakyti, kad tos šeimos, būdavo, kaip pasakyti, jos nefunkcionavo taip, kaip jos turėdavo funkcionuoti. Tai ir antra, ir trečia karta. Ir tai įtakojo tai, kad po to ir antra, ir trečia karta nesugebėjo sukurti savo normalių šeimų ir lygiai taip pat nesugebėjo savo vaikam suteikti šilumos, nesugebėjo suformuoti to saugaus prieraišumo. Ir tai eina iš kartos į kartą ir jau ir trečia ir ketvirta karta visą tai išgyveno. Todėl, kai buvo ir tas spalio 7 dienos įvykiai, karas Izraelyje, tai aišku, kad visa žydų bendruomenė sureagavo hiper jautriai. Todėl, kad pas mus visus yra, mes kaip tie anūkai, kurie sako, kad lyg tai čia ne mums papasakojo apie karo, lyg tai mes jį patys išgyvename. Pas mus visą tai yra labai, kaip pasakyti, užaštrinta ir bet koks pavojus mums atrodo, kad tai gali vėl pasikartoti. Bet ne taip, kad teoriškai su kažkuo tai kažkur, o su mumis, nes mes jaučiam, kad mes jau vieną kartą tai išgyvename. O dabar aš pabandysiu pasakyti, kodėl tai tema, bent mano požiūriu, ir kodėl nuo Rūt mes pradėjome. Mano įsitikinimu ir bendraujant su savo atžalom ir su jų draugais, tu jauti, kad nėra ant ko pastatyti tos emocinės patirties. Jeigu žmonės gyvena 21 amžiaus pradžioj, jų šeimų patirtis visiškai kita, jie TikToko karta, jie gyvena visai kitomis, taip sakant, sąlygomis. Ir staiga jie susiduria su žmonėmis, kaip Rūta pasakoja, kurie, visi mes turim problemų, bet visų problemos yra skirtingų šaknų. Ir paaiškėja, kad yra bendruomenė, kurių problemos yra susijusios žymia dalim ne su, taip sakant, jis paliko ją arba atvirkščiai, o su visai kita problematika, kur yra gilesnė ir kurios šaknis yra agresija, kraujas, prievarta ir kartais sveikų protų nesuvokiama, kodėl taip įvyko. Absurdo tokia situacija. Ir jeigu apie tai bus dažniau šnekama tarp tų besiformuojančių organizmų, turiu galvoje tuos vaikus, yra šansas, kad empatija kažkokia pradės veikti. Man taip atrodo, gal aš klystu. Aš kaip psichologas trečias, čia norėčiau įsiterpti, kad tai yra psichologija yra apie individualius skirtumus, mokslas, trumpai sakant, ar ne, profesoriai. Tai mes čia turėjom tokių atvejų, tarkim, pasistengsiu labai greitai, tarkim, džiazo muzikantas iš New Yorko daro čia programą. Kodėl jisai daro? Todėl, kad numirė jo močiutė ir perskaitė brolio rašytus iš Kauno laiškus kasdien jidiš kalba. Laiškai buvo apie tai, kad jisai grįžo, senelis iš konclagerio, ieškojo žmonos, rado ją gimdančią Kauno klinikose, išprievartautą būrio kareivių, to vaiko jie atsisakė, jie vėl pradėjo kartu gyventi po geto ir po konclagerių ir vėl klijuot kažkaip gyvenimą, išvažiavo į Palestiną, turėjo dar 2 vaikus. Viena dukra turėjo tą sūnų Tal Gur, kuris muzikantas, bet jie nieko nežinojo apie senelio gyvenimą. Bet brolis kasdien rašė laiškus jidiš kalba į Palestiną savo seserį. Ir kai jinai, būdama 100 metų, numirė, tos laiškus perskaitė. Ir taip senelis, tas muzikantas, sužinojo savo senelių istoriją, kaip viskas buvo. Šiaip jis gyveno su džiazo terapeutas, jisai gyveno sėkmingai New York'e ir staiga jisai sužino, iš kur jisai kilęs. Ir jam tai trenkė per galvą. Taip smarkiai, kad jisai paruošė su menininkais specialią programą, jie atveža čia, rodo, matosi, kad jis vaikšto su didžiulė trauma. Plius prie viso to, kas įdomu, kad tarp šitų sienų susitinka su Kauno geto komendanto anūkė, kuri Arkadijus gerai žino.
Tai man buvo stebuklingi įvykiai ir ruošiuosi apie tai parašyti. Tai vienas atvejis, kai net nežinojęs visą gyvenimą apie senelių likimą, staiga jisai atsiduria didžiuliai traumai. Tas matėsi. Turim knygą, čia pas mus galite rasti, Sadė Bahat, kuris pragyveno mirties lagerius Estijoje, Štuthofė, 1000 kartų į angelai gelbėjo nuo mirties, kažkokiu tai būdu išlįsdavo pro adatos skylutę. Atsirado Palestinai ir jisai tą visą gyvenimą numetė, užbraukė. Ir jisai savo knygoje rašo, kad dabar jis atsidavė kitam kraštui, jo gerovai, kūrybai, vedė, turi vaikus ir turi pažymėti, kad jo trauma nepalėtė. Kad jisai išdidžiai su vežimėliu vežioja jau antrą vaiką po savo rajoną ir kad jie turi labai normalią, sveiką šeimą. Tas, kuris perėjo, kurio irgi giminės tėvai nužudyti čia Vilniuje gete paneriuose. Tai štai tokie visiškai skirtingos istorijos. Ir, nežinau, čia nesisėja su gelbėtojais, bet mes turim tos, manau, kad galbūt mes pakalbėsim truputėlį, kokie tai yra mechanizmai, kokios predispozicijos, kurios lemia traumą ir arba daugiau mažiau arba jos nelemia. Ir kas, nepamirškime, gelbėtojai vis dėlto ten mus kažkaip tai, mes galbūt dar grįšim, kalbėsim apie gelbėtojų motyvus ir jų įvairovę, irgi individualų skirtumą. Nu, gelbėtojai, stebėtojai ir žudikai, mes turim visą spektrą čia vietinių gyventojų, ar ne? Tai gal psichologai irgi pastebės, kokie mechanizmai lėmė, kad taip žmonės grupavosi į tokias dalykus. Tai norėčiau tik pastebėti, kad tai, ką dabar Žilvinas papasako, mano galva, tai yra tos emocinės, socialinės atminties transliavimo mechanizmai. Ir iš tikrųjų, tema tai taip, jinai susijusi su gelbėjimu, bet ir išsigelbėjimu nuo būsenų, sugebėjimas kažkaip išeiti iš tų uždarų erdvių, kurios kartų kartas kankina. Bet iš tiesų, ta patirtis, ji po truputėlį virsta ir lietuvių bendruomenės patirtimi. Pirmiausia, per holokausto įvairius įvykius, o dabar, mano galva, visiškai nauja kokybė gali atsiskleisti per gelbėjimo, taip sakant, problematiką. Ir va čia Rimantas Stankevičius mane pataisys ir papildys, nes jo patirtis yra suguldyta tekste, skaitysime. Kurį aš tik norėčiau 10 stebuklų liudytojai. Čia yra tekstas, kuris apie vieną istoriją gelbėjimo, bent jau centre pokalbio, bet matyt, kad apskritai apie gelbėjimo psichologiją ir apie gelbėjimo svarbą galima būtų kažką tarti į temą. Gal norėčiau pradėti, nors prašai kalbėti apie ateitį, man reikėtų grįžti truputėlį gerokai į praeitį. Į tai, kaip mes sulaukėm šios dienos, kada minime teisuolius, žydų gelbėtojus. Nes kai literatūroje pradėjo rašyti apie nagrinėti gelbėtojų klausimą, tai turiu minty ne Lietuvoje. Tai, pavyzdžiui, 74 metais Jeruzalėje vyko konferencija. Tai apie Lietuvą Sara Nešamit, kuri kilusi iš Seinų, parašė, kad buvo 14 gelbėtojų. Vėliau, jeigu mes einam toliau, irgi labai nedidelis kiekis gelbėtojų buvo rašoma. Ir atsiradus Yad Vašemui nuo 60 kažkur tai 6 metų, pirmieji mūsų gelbėtojai, kurie yra pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Ir iki 90 metų mes ateinam su 190
Tai čia statistika, kad mes matytume, kokia raida buvo. Ir ta tendencija, kad Lietuvoje buvo nedaug gelbėtojų, ilgą laiką vyravo ne tik tai literatūrai, bet kas svarbu buvo ir Izraelio politikų tarpe. Aš matau ambasadorių Eidintą ir man prisiminė 2003 metai, kada Lietuvoje viešėjo Kneseto pirmininkas Rubenas Rydėnas ir Jerusalem Post po to vizito parašė tokį straipsnį. Reikalas buvo tas, kad vizito programoje buvo įtraukta Kneseto pirmininko, vėliau tapusio prezidentu, dalyvavimas apdovanojime Žydų gelbėjimo kryžiumi ceremonijoje. Ir išvakarėse apie 10 valandą ambasadorius praneša, kad pirmininkas nedalyvaus. Aš buvau tas žmogus, kuriam buvo pranešta. Aš turėjau labai neramią naktį. Išgelbėti renginį. Nes aš įsivaizdavau, kas bus, jeigu šitą informaciją išeis į viešumą. Kneseto pirmininkas nedalyvauja šitoje ceremonijoje. Bet tada viskas gražiai praėjo, bet priežastį, kodėl nedalyvavo pirmininkas, jie Jerusalem Post paskelbė. Ir aš, jeigu galima, jums paskaitysiu. Tai buvo 2003 m. rugsėjo 25 numeryje rašoma. Teisuolių žydų Lietuvoje buvo nesuvokiamai mažai. Ir Kneseto pirmininkas atsisakęs dalyvauti ceremoniją, kai Lietuvos prezidentas pagerbė keliasdešimtis savo tautiečių, kuriems priskiriami nuopelnai gelbstant žydus. Ir Irvinas sužinojo, kad tik mažuma iš tų, kurie turėjo būti apdovanoti už žmogiškumą, buvo žinomi ir pripažinti Yad Vashem. Jis bijojo, kad tarp apdovanotojų gali būti ne tik apsimetėlių, bet ir pačių žudikų. Liūdna, tačiau ši prielaida Lietuvos atveju nėra pritempta. O tuo metu Lietuvoje jau buvo 503 gelbėtojai iš Lietuvos, kurie pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Tai vat šita tema labai tokia įtempta emociškai, politiškai ir kitais aspektais. Bet 1993 metais Jeruzalėje vyko žmonių, kurie buvo išgelbėti, konferencija jau, kurie buvo išgelbėti vaikais. Ir ten yra labai toksai skambus, gražus pareiškimas. Buvo Foksmano, kuris tuo metu gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose, bet buvo išgelbėtas Vilniuje. Jisai pasakė, kad buvo laikas 50-mečiai, kada mes liūdėjome kančią, skausmą, žiaurumą. Atėjo laikas, kada mes turim kalbėti apie gėrį, rodyti, kad ir tais laikais buvo humanizmo ir gėrio apraiškų. Ir tai toksai buvo, matyt, sluoksniuose, tam tikruose impulsas teikti savo paliudijimus ir taip toliau. Sara Ginaitė irgi labai aktyviai buvo šitoj srityje. Taip, kad meras Isokas ir po biškį, po truputį, tas daugiau atsirado liudijimų, daugiau buvo pripažinta teisuolių, pasaulio tautų teisuolių, ir tokiu būdu jau prieš 4 metus Izraelio ambasadorius Levy Kaune pareiškė, kad Lietuva maža šalis, bet 900
tada buvo 17 pasaulio tautų teisuolių, yra daug mažai šaliai. Matot, kaip pasikeitė per keliolika metų, per keliasdešimt metų vertinimas teisuolių. Žiūrėkit, aš nutrauksiu truputėlį, Rimantą. Sistema gyva pažeidimais. Mano patirtis taip sako. Ir pažeisiu aš dabar bendrą sistemą, aš norėčiau kreiptis į ponę Fainą. Žiūrėkit, 20 metų praėjo. Man tiesiog, aš girdžiu jūsų balsą ir tiesiog norėčiau, kad jį girdėtų visi. Ir atrodo, situacija radikaliai pasikeitė. Ar įtampos liko ties tą temą? Nes pradiniai argumentai buvo kokie. Jeigu mes pagerbsime tuos, kurie gelbėjo, ko gero atsidurs tarp jų įvairios biografijos ir įvairios istorijos žmonės. Ar čia dabar viskas yra taip pasikeitę optimistiškai, ar vis dėlto situacija radikaliai, kokybiškai tikrai yra pakitusi? Kaip galvoju? Na, pirmiausia, aš galvoju, kad gerai, kada žmonėms yra dėkojama už gerą darbą. Tai jau gerai, yra paskata kitiems. Bet šiaip principą aš labai skeptiškai, suprantat, pirmiausia, pats formatas toksai pavardžių skaitimas, tai mes mirusių skaitom, tai mes gyvus skaitom, tai mes skaitome, kur tie žudikai, taip kitko daug, kurių gelbėjo. To sąrašo kažkaip tai mes taip ir negavome ir neskaitome. Mes skaitome vis gelbėtojų sąrašą. O nuo ko jos gelbėtojai gelbėjo, mums taip ir neaišku. Bet to, aš klausydama Rūtos, kadangi mes esame iš tos pačios vienos išgelbėtojų šeimos, man kažkaip tai atėjo mintis, labai baisi mintis, kad išgelbėti buvo kūnai, bet neišgelbėtos buvo sielos. Ir tai mano šeima yra visa labai dėkinga gelbėtojams, bet tos traumos, kurios buvo, jos ir liko. Ir nuo jų atsikratyti negali. Tiesiog negali atsikratyti. Tai, žinot, aš džiaugiuosi, aš esu gyva, gyvenimu privaloma džiaugtis. Mano vaikai, ačiū Dievui, yra gyvi, mano anūkai yra gyvi. Mūsų buvo 9 pusbroliai, pusseserės, dabar jau ta šeima yra didžiulė. Nebūtų tų žmonių, kurie padėjo, nieks negelbėjo, bet padėjo gelbėtis. Tai mūsų nebūtų ir mes jiems esam be galo dėkingi. Bet priešai tas, kaip čia jums paaiškinti, aš nežinau, aš nenoriu nieko įžeisti, bet žinot, toks dalykas kaip senelių namai, sakykime, Beitovot, Izraelį vadinasi. Aš negaliu padaryti senelių namus mūsų seneliams, todėl kad jie paklius su visiškai skirtinga socialinė grupė žmonių. Mūsų seneliai kalbės apie karą, o tie seneliai kalbės visai ne apie karą. Kuklianskių šeima liko gyva vien tik tai dėl to, kad Kuklianskius visus pažinojo, 29 žmonės guli Katkiškėse. Šiandieną aš paskambinu į Lazdijų rajono muziejų, paklausti, ten kažko tai man reikėjo dėl mano šeimos. Niekas tų Kuklianskių nežino, niekas nepažįsta. Veisiejuose iš Veisiejų yra 4 likę gyvi žydai. Kituose miesteliuose nėra nei vieno gyvo žydo. Man sako, kam tu darai sinagogas? Aš atminčiai darau. Aš negaliu, man ranka nekyla tų sinagogų neišsaugoti. Bent ta atmintis. Tai, kaip pasakyti, tai, ko neišgelbėjo. Ta sužeista siela, aš taip pasakyčiau. Kad ta sužeistos sielos atmintis pasiliktų visur, kame yra. Aišku, lyginti mastą žudynių ir mastą gelbėjimų tiesiog neįmanoma. Tai yra paprasčiausiai žudyta bendruomenė. Mes čia esam liekanos, kurios tikrai labai dėkingos gelbėtojams, bet, nežinau, gal aš ką nors įžeidžiau, bet aš sakau taip, kaip man atrodo, man atrodo taip, kad mūsų šeimos
mūsų šeimą fiziškai tikrai padėjo išgelbėti. Bet ta žaizda ir mano tėvo jau išgelbėto. Net mano, pasirodo, po mirties aš išsiaiškinau, kad merą gelbėjo mano vyro teta. Aš net nežinojau apie tai. Nežinau, kaip dabar vyrui apie tai pasakyti. To nėra kam sakyti. Bet ta žaizda, suprantat, ta baisi neatitiktis liko. Ir suprantat, mes kalbam apie ateitį. Mes juk čia susirinkom ne apie gelbėjimą kalbėti, o mes susirinkom kalbėti, kas bus, jeigu bus. Ar mus kas nors išgelbės? Ar mus kas nors išgelbės? Nu, manęs tai tikrai niekas negelbės, manęs asmeniškai, aš esu tiesiog bjauri, manęs ir žydai priduos iš karto, aš esu kitas žmogus. Čia aš esu kitas žmogus, bet jeigu kalbėt apie žydus, ar juos gelbės ar negelbės, nu, aš nežinau. Dabartiniu metu norėtųsi tikėti, bet aš negalvoju, kad savo gyvybėm kas nors taip rizikuotų, kaip tai masiškai, intensyviai. Ko trūksta, aš nežinau, ar tikėjimo. Žydai šiandieną tikrai geriau už lietuvius negyvena, pavydėti nėra ko. Aš nežinau, ko trūksta, bet mes turim skirtingas istorijas. Mes norime būti kartu, bet mes vis tiek turim skirtingas istorijas. Ir nežinau, ar šiandieną mano vaikus, kas nors gelbėtų. Man yra didelis klaustukas. Čia šitas atvejis, kai abejonės yra svarbesnės už tvirtinimus, neabejotinis. Kai žmogus sako, yra taip, kitaip būti negali, tokios situacijos vertė, mano galva, yra mažesnė negu suabejoti, atrodyti akivaizdžiais ir tokiais mainstreaminiais dalykais. Žiūrėkit, jūs apie šeimą užsiminėt. Galima, aš tada ponios Sofijos ją įtraukčiau į pokalbį, nes čia irgi šeima. Taip. Ir žydų bendruomenė Vilnius, Lietuvos, Jeruzalė vienintelis išgelbėtas žmogus, kuris priklauso, tai yra Markas Petuchauskas. Jo istorija tikrai yra svaigi, bet čia šiuo atveju įdomu, irgi ateities kontekste šiek tiek pasižiūrėti iš jūsų patirties žvelgiant. Iš mūsų patirties aš iš karto pritarčiau poniai Fainai. Jeigu dabar esant tokiai ribiniai situacijai, mudviem su Marku reikėtų kažkur nueiti ir slėptis. Ar atsirastų žmonės, kurie mus priimtų? Nežinau. Dėl to, kad kada su Ginu kalbėjom, su Žilvinu, šita tema būtent apie dabartį, kada yra ribinė situacija, kai vyksta Ukrainoje karas, kai pas mus žodžių karai vyksta ir kai mūsų Seime yra 141 žmogus ir kažin, ar tie žmonės galėtų priimti mane su vyru, kadangi žydas, aš lietuvaitė. Gal net pasakytų, kad gerai, tu, o žydas tegul eina ten, kur jis eina. Kalbant, jeigu būtų atvirkščiai, žinot... Jūs sakytų, eikit, ar žydą mes pasimam? Gali būti ir taip. Gali būti ir taip. Aiškus dalykas, kad gali būti ir taip. Bet mano vyras 2009 metais išleido savo prisiminimų knygą, kurią pavadino Santarvės kaina. Ir vienas žodis, ir kitas žodis yra labai svarus. Santarvė, o kitoj svarstyklių pusėj kaina. Kokia buvo kaina? Jį gelbėjo vos ne 20 šeimų. Istorija, kaip Ginas sako, svaiginanti. Nuo Vilniaus geto iki Žemaitijos. Ir
kada praėjusiais metais mes su vyru nuvažiavom į Žemaičių kalvariją, kuris slapstėsi. Ir kai aš pamačiau, kaip Markas suklupo prie Sondeckių kapo, o aplinkui ten tuo metu žemaičiai tvarkė kapus ir visa kita, visi sustojo ir klausė jo pasakojimo. Aš manau, kad tie žemaičiai mus tikrai priimtų. Markas yra rašęs, čia jau grįžtant matyt prie Rūtos papasakojimo apie tas traumas, jis net įžangoje parašė, kad bičiulis gydytojas kartą yra pasakęs, kad sveikas ir išgydytas žmogus tai toli gražu ne tas pats. Pridurčiau, kad pilnai suvokti šių žodžių prasmę gali tik išgydytasis, o perfrazuodamas gydytoją galiu patikinti, gyvas ir nesušaudytas žmogus ne tas pats. Ir suvokė tai tik nesušaudytasis, tik tas, kuris vienaip ar kitaip stovėjo prie duobės. Žudytieji, bet nenužudyti, žmonės ypatingi. Jie gali būti labai skirtingi, bet juos jungia šis vienintelis bruožas. Ta holokausto epopėjos patirtis, kuri tarsi antspaudas ant gyvenimo elgsenos, mąstysenos, psichinės sandaros. Ir jis yra pas mus toks kol kas. 92 rašantis, dėkojantis gelbėtojams. Ir vėl pritarsiu pirmininkiai, kiek, sako, mes galim skaityti tas pavardės, nužudytų arba išgelbėtų ir viskas. Kad, kaip Žilvinas sako, netaptų tai rutina. Praėjusiais metais įvyko mažas, nepasakyčiau incidentas, viskas pasibaigė gerai ir taip toliau. Skambina mergina iš universiteto ir kviečia Marką skaityti gelbėtojų pavardės. Jis mandagiai sako, kad aš labai norėčiau skaityti savo gelbėtojų pavardės. Atsakymą žinot? Tai va taip va. Ir tokių atvejų yra labai daug ir tų pavyzdėlių galima daug kartų daug pripasakoti dėl to, kad šitas dalykas yra labai jautrus. Ir santykis gelbėtojo ir išgelbėtojo irgi yra subtilus ir jautrus. Duokim Rybui įsiterpti, prašau. Ja, aš norėjau pasakyti apie tai, kad atsirastų dabar gelbėtojų ar neatsirastų gelbėtojų. Kada mes žiūrim vėl į praeitį ir tokius žymius gelbėtojus, pavyzdžiui, Ona Šimaitė, Stakauskas, motyvacija jų labai paprastai reiškia. Jie negalėjo kitaip. Jų širdis neleido elgtis kitaip. Ona Šimaitė, man buvo gėda, kad aš nesu žydė. Stakauskas irgi matydamas, jis negalėjo, jam rūpėjo kažkaip tai išgelbėti, kiek įmanoma. Todėl, kad jo širdis kitaip neleido. Ir daugeliu kitų gelbėtojų motyvacija buvo tokia. Tai aš nemanau, kad dabar Vilniuje yra tiek sugedusios širdis. Rimai priimsi, ne? Žiūrėkit, aš tai siūlyčiau Biną Bagdoną dabar įtraukti, paskui galbūt galima būtų įsitraukti į platesnį diskusiją, nes matau iš to, kaip jūs tylit, kad jūs labai skirtingai tylit. Yra įvairių nuomonių. Gal būtų gražu išgirsti ir jas. Taigi, ponia. Tik aš dabar po tų šneku, biškai kaip jaučiuosi, kadangi labai nutolsiu, taip sakant, nuo tos temos, biškai į mūsų tolimą praeitį. Jūs greit dabar adaptuoti. Bet noriu tik pasakyti, taip sakant, man teko irgi susidurti, taip sakant, kadangi gimiau dar prieš karą,
Tai iš karto, taip skant, Šilalėje, aš Šilalės, taip skant, o pirma knygutė yra apie žydų, reiškia, šitas Šilalės, taip skant, naikinimą, šaudymą ir panašiai. Ir taip susiklostė, kad, reiškia, mano klasės vadovas buvo, klasės auklėtojas buvo Zeligmanas, Ruvenas Zeligmanas. Mes jį vadindavom Edmondu, kadangi jį būtent vienas iš kokių 3 turbūt žydų Lietuvoje šitame Šilalės rajone išgelbėto. Šiaip, taip skant, buvo apie 2000 žydų, reiškia, prašai, jie visi buvo sunaikinti, taip skant, liko tik keli tame tarp tos mano klasės auklėtojas. Ir toj pačioj klasėje su manim mokėsi mergaitė, taip skant, reiškia, iki pat baigimo mokyklos, ir jis vadovavo, taip skant, tas pats auklėtojas, kurios tėvas buvo pagrindinis, taip skant, tas aktyvistas, kurie dar birželio 22 jau pradėjo, taip skant, dar netėjo vokiečiai atėjo tik 23 dieną į Šilalę. Kadangi, reiškia, labai Aktyvistai, tai kas yra? Nu, aktyvistai baltaraiščiai, tai reiškia, tai jie iškart, taip skant, atseit teisino pradžioj, kad jie, taip skant, suiminėjo tos žydus ir suvarė į sinagogą, buvo Šilalėj porą ten sinagogų, viena mūrinė buvo, ir toj mūrinėje sinagogoje, taip skant, uždarė jos. Na ir, reiškia, tos mano klasiokės tėvas, reiškia, jisai įmetė granadą dar į sinagogą, taip skant, reiškia, dar Liepos mėnesį. Pačioj Liepos pradžioj, taip skant, dar prašai, nebuvo tokio rimto žudimo, taip skant, tų žydų, reiškia, Lietuvoje, o ten, nu tiesa, vakariniai dalykai, taip skant, jau buvo prasidėję irgi, kur vokiečiai, taip skant, pirmai žengė. Tai va, ta prasme, taip skant, auklėtojas, reiškia, išgelbėtas ten mūsų kaimynų, taip skant, tik iš kito kaimo, bet gretimas mano kaimo Mišučiai pradėjo, taip skant, jį išgelbėjo. Jis tiesiog iš duobės, kaip jūs pasakėt, kad iš duobės, taip skant, iš... Galėtumėt atsisukti, galėtumėt, geriau girdėtų. Galvoju, kad Ginas Karkalvis. Ne, čia auditorija svarbu. Tai, reiškia, gavosi taip, kad klasėje mokėsi, taip skant, reiškia, buvo klasės auklėtojas, buvo, taip skant, reiškia, išgelbėtas žydas, o reiškia, klasiokė buvo būtent, taip skant, reiškia, tėvas, kuris paskui emigravo į Rusiją, taip skant, tai ten gana neblogai įsikūrė, tik nežinau, kodėl iš tikrųjų. Man kyla vis klausimas, ieškau, taip skant, tų žudikų sąrašų, taip skant, kažkurie turi paskelbti, taip skant, ypač tie, kurie aktyviai dalyvavo, kurie įrodytai ir panašiai, man truputį tokį klausimą kelia. O aš labai nutolsiu, taip skant, kadangi čia kyla klausimas apie tai, ar gali pasikartoti. Taip, gali pasikartoti. Ir be jokių abejonių dėl to, kad mūsų, reiškia, sieloje arba mūsų, taip skant, psichikoje yra įkalti tokie mechanizmai, taip skant, kuriuos galime, reiškia, perprogramuoti, kadangi, reiškia, vis tiek, taip skant, tie įkalti mechanizmai, jie reikalauja tam tikro perprogramavimo, tai kada žmogus jau vystosi, taip skant. Ir būtent mes galim perprogramuoti žmogų ir į žudiką, ir galim perprogramuoti žmogų į gelbėtoją. Žinoma, kada vyksta, taip skant, jau konkrečiai, taip skant, reakcijos įvairios ir panašiai, taip skant, konkretus procesai, konkretus reiškiniai, tada, reiškia, be abejonės, kad dažniausiai būna, kad, reiškia, tų gelbėtojų bus visada daug mažiau. Čia iš karto, taip skant, įteigiu, kad holokausto pobūdžio reiškinių prielaidos įkalto žmogaus prigimtyje. Reiškia, ir gelbėjimo prielaidas mes randam, taip skant, galim rasti ir žudimo, ir to vadinamo pasyvaus stebėtojo, taip skant, žinoma, visada bus daugiausiai tų vadinamųjų pasyvių stebėtojų. Šiaip, kada mes kalbam apie kokius reiškinius, įvykį ir panašiai, taip skant, kur dalyvauja žmogus, atinkamai pasielgia, mes patenkinti, nepatenkinti, nesvarbu, visada, taip skant, yra, reiškia, aibė priežasčių, nieko nėra, taip skant, kaip čia, be priežasties. Viskas turi priežastį, tiek žudymas, tiek gelbėjimas, tiek dar kas nors. Ta prasme, taip, kad, reiškia, žmogus jau tokia yra būtybė, reiškia. Na ir būtent šiaip ir gamtos moksluose, ir psichologijoje, toj socialiniuose moksluose išskiriamos į vadinamosios tolimosios priežastys, tai yra tos, kurios vyko milijonus metų, kada buvo formuojama mūsų prigimtis. Ir vadinamosios artimosios priežastys, tai yra tos, kurios reiškia konkrečioje situacijoje arba formuoja, taip skant, būtent tą konkrečią situaciją. Nu, pavyzdžiui, dabarties pavyzdys, Putino Rusija. Artimiausias priežastys, tai rusų pasaulio ideologinė sklaida. Reiškia, aš tik labai apibendrai pavadinau, taip, kad iš tikrųjų ten labai daug dalykų, taip, kad kartu eina. Reiškia, būtent tos dabartinės artimosios priežastys, kurios spaudžia, taip, kad, reiškia, arba mėgina keisti žmogaus, taip, kad tą užprogramuotą, reiškia, lyg tai potencialiai, taip, kad tam tikrą prigimtį keisti į tokią, kuri atitiktų tą ideologiją, taip, kad ir dėl to panašiai buvo su fašizmu Vokietijoje. Va, žiūri, dabar eina turbūt per Info TV, reiškia, filmai apie karą, antrą pasaulinį karą, kaip apskritai Vokietijoje prasidėjo ta ideologija. Prasidėjo, taip, nuo to, kad, reiškia, yra
viena tauta, taip sakant, pranašesnė už kitas ir jinai, taip sakant, be abejonės ta ideologija buvo plėtojama, arijų ideologija ir jie, taip sakant, tokiu būdu, taip sakant, atsirado spaudimas, reiškia žmonės, kad įsijungia į tą spaudimą ir be abejonės, kad būtent susiformuoja, taip sakant, tie būtent elgesio mechanizmai. Visos iki šiol vykusios tragedijos, reiškia, buvo būtent šių priežasčių dichotomijos tolimųjų ir artimųjų priežasčių, taip kad prašė rezultatas. Armėnų genocidas, sovietinis gulagas, vokiškasis fašizmas ir holokaustas, konkista, antikos laiko Amerikos vergovė, japoniškas imperializmas, taip kad žinot, ką tai Rytų Azijoje, reiškia, pridarė per Antrą pasaulinį karą. Na ir šios diskusijos, taip kad toks tikslas mano būtų, reiškia, jeigu plačiau galėsiu taip skant įsiskleisti, būtent suformuoti, kad tolimosios priežastys ir mūsų evoliucijos suformuoti psichologiniai mechanizmai. Juos vadina taip skant evoliuciniai psichologai taip įvardina, bet dabartiniu metu pastaraisiais metais mačiau ir ekonomistai taip skant vartoja kitą terminą. Būtent, kad yra asmenybė ir mes turim daug savyje subasmenybių. Kai kurie 6, 7 priskaičiuoja, kai kurie iki 10 priskaičiuoja. Aš čia įvardinau, taip skant, 6 tokias subasmenybės. Tai būtent yra rūpesčio šeima, taip skant, partnerio radimo, ligų vengimo, pavojaus vengimo. Na ir yra labai svarbus, taip skant, būtent tas socialumo arba priklausimo grupiai. Praktiškai taip skančiai yra tokiai socialiniai būtybei, kad žmogus ypatingai svarbi, reiškia, yra. Ir socialinio statuso siekimo, taip skant, tai yra tai, kad tave gerbtų, kad tave mylėtų. Čia galima būtų pervesti iš kitos vadimos Maslow, taip skant, tas poreikį, tą hierarchiją visą, bet būtent tai yra tos subasmenybės, tai yra, jos žinoma, nėra, taip skant, genetiškai paveldimi tie dalykai. Jie yra tik tais kaip potencialios galimybės, taip kad mes, reiškia, būsim geri tėvai, rūpinsimės vaikais, taip skant, būsim, reiškia, geras, taip skant, reiškia, grupiokas, reiškia, tam tikroje grupiai. Šiaip, reiškia, be abejonės yra bėda didelė, kad žmogus būna, reiškia, atsidavęs arba tapatinęs su grupe, kuri nėra didelė grupė. Maždaug iki 150 žmonių, taip skant, taip evoliuciškai, taip skant, yra, reiškia, parodyta. Tai, na ir dar irgi prieš tai, taip skant, dar tokia laidėlė viena apie natūraliai tą vadinamą atranką turbūt visi gerai žinot, bet aš noriu atkreipti į grupinę, reiškia, arba gentinę atranką. Tai yra, reiškia, tam tikram evoliucijos etape, reiškia, žmonės pradėjo taip skant atranką vykti ne atskirų individų lygmenių, o būtent grupės lygmenių. Ir tada, reiškia, buvo įkalta, reiškia, į mūsų prigimtį, taip skant, būtent tapatinimas su grupe. Tai lytinė atranka čia taip skant, truputėlį kitas dalykas, kad skirtumus išryškinti moteris ir vyro taip skant. Ir atsiranda ta dvilypė žmogaus prigimtis rūpinti savimi ir savo reikalais, ypatingai taip skant tos grupės, kuriai tu priklausai, ir tą patį aukoti savo grupėje, reiškia, ir konkuruoti su kitomis grupėmis. Atsiranda skirtis mes ir jie. Ir čia taip skant ta skirtis, jinai yra įkalta mums, taip skant, mes visada taip skant, mes rinksimės grupę. Žinoma, gali būti grupių daug, gali grupių klasiokai būti, gali šeima, taip skant, giminė būti grupė, gali taip skant, pagal kokius nors kitokius interesus tos grupės atsirasti ir panašiai. Ir kartu atsiranda, taip skant, tas vadinamasis, reiškia, mes turim tas savo tapatybės, reiškia, arba subasmenybės. Reiškia, yra lėtas mąstymas, reiškia, arba racionalus mąstymas, yra greitas mąstymas. Praktiškai, taip skant, grupinėse sąveikos tarp žmonių, taip skant, pagrindinai dalyvauja tas greitasis vadinamas mąstymas. Yra mano knygutė, Nobelio premijos laureatų, kai išleista, gal matėt kas nors storą, taip skant, apie greitą ir lėtą mąstymą. Tai būtent tas lėtasis mąstymas, reiškia, būtent jis padeda kategorizuoti. Vaikas, kai gimsta, taip skant, reiškia, jau vėliau, taip skant, visada pradeda, taip skant, išbūti skirti. Aš ir kiti pradžioj taip skant, bet paskui taip skant atsiranda skirtis mes ir jie. Reiškia, mergaitės, berniukai, klasiokai, taip skant, gatvės draugai kažkokie pagal kokie nors taip skant savybės. Reiškia, jau atsiranda taip skant tas skirtis aš, mes ir jie taip skant. Ir tada, reiškia, būtent tapatinimas, saugojimas, afiliacija, tai yra bendradarbiavimas, reiškia, konfrontacija, agresija, ksenofobija, rasizmas, viskas taip skant išplaukia būtent iš tų taip skant sąveikų arba iš tos mūsų, reiškia, vadinamosios prigimties, kada mes skiriam
Nu, ir tos vadinamos artimos priežastys - nacionalizmo, rasizmo ideologija, autoritarinis režimas, nenormalios tikimos autoritetas, pavyzdžiui, kai buvau su Hitleriu, sakysim, taip skandam, praktiškai, reiškia, nenormalus žmogus, taip skandam, bet sugebėjo patraukti visą Vokietiją ir padaryti ją, taip skandam, irgi nenormalia. Na ir yra, turim, taip skandam, savo smegenis. Jauniau, evoliuciškai, taip skandant, jauniausiai sritis šitą bus kaktinės skirtis, o čia prieš kaktis, kaktos žemė, arba kaktinė žemė ir panašiai. Ir praktiškai dabar psichologai, taip skandant, ne tik psichologai, neurologai, taip skandant, tą sritį įvardina kaip mūsų socialinės smegenys. Čia formuojasi ryšiai. Reiškia, mes turim požymius, taip skandant, kitų žmonių vis tiek atsiranda tas skirtis. Mes ir jie, taip skandant, nulemta tam tikrų požymių. Kartais menki požymiai gali nulemti, taip skandant, tą atskirti. Odos spalva, taip skandant, rasistiniai dalykai gali, taip skandant, iškilti ir panašiai. Ir būtent formuojasi tarp pažintinių sričių, tai yra pakaušinės, viršugalvio sritys ir taip toliau, taip skandant, formuojasi ryšiai su kaktos skirtimis, kur priimami sprendimai. Ir čia būtent mes, taip skandant, jau nusprendžiam, kad, sakysim, reiškia, savas ar nesavas, taip skandant, kaip elgtis. O čia labai glaustai, taip skandant, noriu parodyti, kaip formuojasi. Yra biologiniai procesai, taip skandant, yra genai, G-raidė. Tai genai, taip skandant, mūsų, žinoma, neįsivaizduokite, tai atskiri genai, atskirom savybėms ir panašiai, taip skandant, ten viskas sudėtingiau yra. Formuojasi baltymai, tai yra statomas mūsų kūnas, kuriamos smegenys. Va, reiškia, neuronai, taip skandant, čia irgi įsivaizduokite tą kiekvieną ne atskirus neuronus, o tiesiog nervinius tinklus, taip skandant. Tie nerviniai tinklai formuojasi atinkamas elgesys. Jeigu mes būtume vabalai, taip skandant, tai būtų labai paprastai, viskas taip ir eitų. Bet, reiškia, mūsų smegenys yra perprogramuojami. Reiškia, yra tik bendros tendencijos, kad tam tikri neuronai duos ataugas, taip skandant, į visas mūsų galūnės ir panašiai. O kas juos perprogramuoja? Mokymasis. Mokymasis, tokia. Arba aplinka, ar ne? Aplinka, taip. Aš sakau, mokymas, tai turiu omeny, taip skandant, ir va čia sėdėjimą, ir dar kažkur, taip skandant, bet kokį atveju, bet koks poveikis. Jis taip. Nu, žinoma, dar yra fiziniai poveikiai, kurie gali nulemti žmogaus raidą, bet pagrindinai, taip skandant, tai yra būtent per mokymas mes perprogramuojam. Ir aišku, taip skandant, žinoma, tas perprogramavimas priklauso, taip skandant, kiekvieno žmogaus jau raidoj, reiškia, visai nuo menkiausių dalykų. Šeimoje, taip skandant, kaip buvo stiprus, sakysim, smurtas, nebuvo to smurto, seksualinis patirtas, nepatirtas smurtas, su draugais patyčios buvo, nebuvo mokykloje ir panašiai, taip skandant. Iš to paskui išsirutuliuoja, taip skandant, tinkamos asmenybės. Čia nereiškia, mes specialiai baudysim, taip skandant, atrodo vaikas geras, gerutis ir taip toliau, taip skandant, paskui pasirodo jisai pridaro daug bėdų. Na ir formuojasi būtent per tos nervinius tinklus, formuojasi nuostatos. Tai yra vidinė parengtis, vienaip ar kitaip suvokti kokį nors objektą, vertinti ir panašiai. Na ir kada tos nuostatos raiška yra labai stipri, jau yra vadinama stigma. Tai yra girdėjotis apie stigmatizavimą, taip skandant, kad ten žydai ten tokie, ypač, taip skandant, aš prisimenu, taip skandant, kokie buvo santykiai Šilalės, reiškia, žydų su mūsų tais žmonėmis, kurie aplinkui gyveno, taip skandant, buvo jie įtempti iš tikrųjų. Reiškia, ir praktiškai iš carinės Rusijos buvo paveldėti pogromai, panašiai. Vienas pogromų dar 1916 metais buvo ir Šilalėje. Ten turbūt esate girdėję tą, kaip čia legendą apie macus. Reiškia, irgi kažkas paskelbė Velykų rytą, taip skandant, ir žmonės. Profesoriu, mano frontalinės smegenys. Gerai, jau baigėte, va, yra nuostatos. Aš tik pavardinsiu. Pavardinsiu. Jo, bet čia labai yra, kad čia kaip Ilfas ir Petrovas, jeigu prisimenat, Ostapo Benderio paskaita klube 4 arkliai. Už tai aš sakiau, kad iš jūsų žaidžia gerai, kiti blogai, vieni tokie prigimti ir jokias paskaitas nepakeitė. Tai va, tolimos priežastys, iš tapatybės instinktas, tai yra tapatinimas aš ir mes. Paklusnumo instinktas, egoistinio genofondo, taip sakant, išsaugomų, taip sakant, reikalinga ta tapatybė, socialinės grupės tapatumų išsaugomų ir darnos garantija, asmeninės grupės saugumo. Ir artimųjų ir iš tolimųjų priežasčių mišrainė. Vyraujant politinė ideologija, asociuotos stigmatizavimo baimė, tai yra bijojimas, kad mane nepriskirtų irgi prie jų, ir tada aš jungiuosi su savaisiais, konformizmas, išmoktas bejėgiškumas, psichologai, taip skant, gerai, turbūt aš žinau, prisimenu, taip skant, kodėl, aš nieko nepadarysiu, nieko nepakeisiu. Taip buvo ir sovietmečių, ir vokiečių laikais ir panašiai.
ir socialinis spaudimas, Milgramo tyrimai, smegenų plovimas, na ir prievarta ir smurtas. Ačiū. Nesakau, aš atsiprašau, ką mes čia darom, ką mes siekiam, mes norim pasakyti, kad čia nėra jie ir mes, o esame mes visi kartu, kad ta dikotomija išnyktų ir per tokius pokalbius, ir per tos renginius, ir per taip toliau. Ir profesorius čia detalizavo šiek tiek, kokius mygtukus reikia spaudyti, kad tie atskirimai ir tos stigmos nesirastų, kad jos išnyktų. Tai aš labai dėkingas. Profesorius, užsisakau dar vieną paskaitą. Net tada galima detaliau, Taip, taip neišdaro šis tiek. Laikykim, kad sutaršė. Vieni turi frontalinės, kiti neturi. Visi turi. Ir atsikseliu laikų pasakė, kaip nereikalingo bonusą. Norėčiau išmintingo žmogaus. Jūs pernelyg dosnus. Mano frontalinės smegenys netokios gerai išplėtotos. Prašau. Dabar jau mes pereitume prie apsikeitimo nuomonėmis. Todėl, kad aš manau, kad tokio žanro susibūrimuose, ko gero, čia yra svarbiausia. Išklausyti, išgirsti save, kalbantį tarp kitų. Nes va, aš dabar kalbu ir girdžiu Fainos tas pauzes, kaip jinai paprastai kalbėdama tvirtai, kartais kategoriškai, šį kartą svarsto ir neaišku, kurią pusę vis dėlto dėti pliusą ir kurią minusą. Aš manau, čia yra svarbi patirtis visiems tiems, kurie bandytų suprasti, o ką jie patys galvoja. Aš labai trumpai, prieš tai, kaip protingas žmogus pasakysiu savo santykį. Aš eidamas čia galvojau, o jeigu būtų taip, kaip jūs čia sakėt, gelbėt, negelbėt, kas atsitiktų kritiniai situacijai. Žinot, man svarbiausia yra būtų, kad man būtų gėda prieš savo vaikus. O tai yra pats svarbiausias dalykas. Nes aš visą laiką sakiau, kas yra gerai, kas yra blogai. Nuo mažų dienų. Ir staiga manęs paklaustų, kodėl tu taip elgiesi, ir aš neturėčiau ką pasakyti. O empatija? Aš manau, kad, žiūrėk, aš galbūt blogas žmogus ir cinikas, bet tai yra antrinis dalykas. Man būtų pradžiai gėda, o po to atsirastų empatija. Gerai, aš tiesiog dirbu su tais, mes psichologiškai orientuoti. Profesorius, taip pat ir profesorius Albino dėka. Mes bandom suprasti, ką mes jaučiam tuo metu, kai jaučiam, o ne tik jaučiam. Ir aš jaučiu... Gėda ir atsirado, būtent kai atsirado grupinė atranka, tam, kad elgtumėsi ir kad normaliai. Tai va pradžioje atsirado, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų vaikų, tai yra šeimos. Tai aš ko gero pasirinkčiau lengvesnį kelią. Ar aš tą irgi suprantu? Lengvesnis kelias gali būti saugot šeimą, būti konformizmą. Tai ta gėda, jeigu nieks nemato, tai nieko prieš ką gėdos. Mato, Dievas viską mato. Aš visada sakiau taip. Jis sako, aš padarysiu, o tu nesužinosi. Aš sakau, bet tu visada žinosi, kad tai padarėjai. Čia taip. Ir aš irgi visada žinosiu, kad tai padarėjau. Antras dalykas, dabar jau mano tėvų nėra, man būtų gėda prieš mano tėvus. Nu va, tai už tai čia Šolomo Aleichimas sakė. Kaip gerai, aš esu našlaitis. Mano tėvų nėra, bet man prieš juos ir toliau gėda, aš su jais bendrauju. Reikalas tas, kad va čia yra dvi tos, kaip sakant, svarstyklės, dvi tos. Ir aš čia tarp jų, aš nelabai galiu pasirinkti. Todėl dėja dalyvaučiau. Aš suprantu, žmonės bailūs, situacijos keičiasi, niekada negali pasakyti niekada ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kiek priklausytų nuo šito trapaus organizmo, tiek jisai dalyvautų šitame teisingame procese. Tai va toksai mano vertinimas. Ir vėlgi, nežinau, kaip čia viskas būtų. Todėl, kad tie, kurie sako, kad jie būtų didvyriais, kada užklumpa situacija, žinot, viskas pasikeičia. Todėl niekada nesu tikras dėl savęs. Aš dar galiu minutę papildyti kaip tik į tai, ką jūs sakot. Aš visą gyvenimą, kai susipažindavau su žmonėm ir susidraugaudavau, visą laiką aš galvodavau, ar jie mano vaikus paims, jeigu prasidės karas. Ir visą laiką galvodavau, kad mano dukra panaši į Rusę, tai jinai ją priims. O sūnus panašus į žydą, tai jo nepriims.
Ir vat, aš norėjau jūsų paklausti, ar jums nėra taip, kai dabar ten iš pradžių karas Ukrainoje, kai atsirado žmonės, su kuriais mes negalim šnekėti apie politiką, po to karas Izraelyje, kur vėl atsirado žmonės, su kuriais mes vėl negalim šnekėti apie politiką, nes pasirodo ir artimiausi draugai sako, kadgi palestiniečiai užgrobė Izraelį, tai Ir tada supranti, kad, nežinau, klausimas, ar tavo vaikus apskritai kas nors paslėps. O dabar aš dar pradėjau galvoti, kai jūs sakot apie save, kad jūs ar slėptumėt. Aš gyvenime negalvau, kad aš esu toj pozicijoje, kad aš turėsiu kažką slėpti. Aš visą laiką save suvokiau, kad jeigu prasidės karas, tai aš turėsiu slėptis. Tai čia prie to paties, kad mes turim tokį backgroundą, suprantate. Tai va, čia svarbi pastaba. Algiu, gal... O koks klausimas? Nėra klausimas. Yra dabar tik mėginimas suprasti, kur mes gyvenam, ko mes turim laukti iš mūsų gyvenimo. Ja, tai sveiki visi, aš esu Algis Šolomo Aleichemo mokyklos dorinio ugdymo mokytojas ir mane pristatė kaip protingą žmogų, bet taip iš tikrųjų nėra. Aš gal sakyčiau daugiau, kad aš esu jautrus žmogus. Ir kadangi aš esu išaugęs čia visai netoli Tilto gatvėje, visiškai mišrioje šeimoje ir mišrioje aplinkoje. Vaikystėje taip pat žmonės kalbėjo jidiš, kol neišvažiavo į Eretz Israelį. Kaimynai kai kurie. Mano šeima buvo mišri, rusakalbių, lietuviakalbių. Migrantų, fronto migrantų į Vilnių. Ir aš nuo pat vaikystės mačiau, kaip žmonės kenčia nuo paveldėtų tapatybinių konfliktų ir traumų, pavadinkim taip, suaugusio žmogaus žodžiais aš galiu pasakyti. Man buvo labai keista, kodėl taip yra. Ir aš dėl to pasirinkau gyvenime kuo labiau išsiaiškinti, dėl ko taip yra, dėl ko kartojasi tai, apie ką mes čia kalbam. Ir be abejo, aš irgi būčiau kalbėjęs daugmaž tą patį, bent kažkiek, ką ponas profesorius kalbėjo. Čia yra labai gera šiuolaikinių mokslų medžiaga suprasti, kad mes visi turim tą riziką į kažkokius kitus svetimus juos įdėti neigiamą turinį ir panašiai. Bet mūsų konkrečioj konsteliacijai, mūsų mieste, taip, kuris turi labai aiškią trauminę istoriją, mes turim būti sąžiningi ir absoliučiai atviri. Nėra kitos žaizdos, kuri būtų didesnė už litvakų žaizdą. Nėra. Visai niekas su ja nesusilygina, jinai yra atskaitos taškas. Ir būtent mūsų miestui kaip vienam iš labiausiai nukentėjusių epicentrų šitos tragedijos. Ir čia mes kalbame apie pasikartojimą. Žinoma, kažkokiu mastu būtinai tas kartotųsi. Kodėl aš taip sakau? Praktiškai neturėdamas žydiškų šaknų, bet pavardė tokia Davidovič, panašus kažkam būna. Aš visą gyvenimą iš kaimynų sulaukdavau klausimų, klausimai ir juokeliai yra nieko, bet aš atsimenu, po 14 metų aš turėjau kaimyną, po 14 metų jam kažkaip sunkiai sekėsi gyvenime, jis neturėjo darbo ir staiga jisai pradėjo man ne šiaip savo juokelius laidyti, bet sveikintis su manim nacių iškelta ranka. Ir iki ko, kas priėjo iki tol, kad jisai sakė, užbaigsim ten Hitlerio darbą ar kažkas tokio. Ir tas mane nepaprastai pritrenkė, tarsi lygioje vietoje, taip, 2014 metų, 21 amžiuje. Taip, tu išgirsti iš kaimyno, kuriam bandėjai padėti kaip bedarbiui, kad jisai atsistotų ant kojų, tokius žodžius. Paskui, aišku, jam praėjo, jis manęs atsiprašė. Taip, bet ką aš noriu to pasakyti, nepaisant to, kaip mes, kas bebūtų, labai svarbu ne tik tai mūsų gebėjimas daryti žalą viens kitam, bet ir tie antriniai veiksniai, koks yra diskursas, kokia yra svetimo kategorizacija, kaip mes suvokiam ir apibrėžiam visokius kitus mūsų visuomeniai ir kokių istorijų apie tos kitus yra. Ir aš sakyčiau, kad jeigu mes vertinam prieškario Lietuvą su dabartinė Lietuva, aš manau, kad bet kas nagrinėja šaltinius, kas domisi, pasakytų, kad dabar galbūt yra minkštesnė žymiai situacija. Visuomenė yra žymiai labiau iš pažiūros išsilavinusi ir ryškaus labai
tokio to baltaraištininkų lygio antisemitizmo medijose, taip, nėra. Platesnė tapatybė, ko gero, europinė. Na, taip, ta prasme, žymiai daugiau yra platesnis vaizdas. Aišku, tačiau, kad lieka visą laiką tas potencialas. Kažkokios mažuma žmonių tą padaro. Ir aš įsivaizduoju, kai tik tai bendros šitą dalyką, šitokį elgesį, tokius požiūrius, tokius pasakojimus, tokius prietarus, ribojančios viešosios institucijos, pavyzdžiui, karo krizės metu, ne, kaip dabar sako sociologai, multikrizės metu, taip, pavyzdžiui, karas, ten, aš nežinau, maisto trūkumas, ten kažkokie dar klimatiniai dalykai, bet kas, covidas, susijęs keletą dalykų, institucijos nebegali veikti, tuomet atsiranda didelis pavojus, kad tai bus, ir tuomet mes nežinom, kuris kaimynas iš tikro, ir netgi tie žmonės, apie kuriuos mes manom, kad jie mus gelbėtų, jie gali mūsų neišgelbėti. Apie tai yra gerai labai su du amžinatilsį mūsų krašto ir regiono mąstytojai, Zygmuntas Baumanas ir Leonidas Donskis, nemenka dalimi diskutavę ir aiškinę tai. Baumanas turėjo apie tai netgi teoriją apie moralės atsitiktinumą. Taip, pavyzdžiui, aiškinamas ir šitų gelbėtojų atvejai, taip, nuo žydų, nuo nacių. Arba, pavyzdžiui, Aušvice buvo tas katalikų šventasis Maksimilianas Kolbė, taip, kuris pateko staiga ir pasisiūlė vietoj kito kalinio būti kankinamas. Zygmuntas Baumanas sako, naciai galėjo ir nesutikti, taip, arba galėjo ir nepavykti jam tapti jokių gelbėtojų. Altruizmo veiksmas pavojaus akivaizdoje yra labai labai trapus. Taip. Altruizmas galbūt yra pats apskritai moraliai sunkiausias veiksmas žmonijos apskritai bet kokiai patirčiai, bet kokioje vietoje. Žiūrėti mirtinam pavojui į akis ir aukotis dėl kito. Aukoti savo gyvybę, patogumą, saviškių galbūt saugumą, taip, dėl kito yra, aš sakyčiau, aukščiausios moralinės drąsos, aukščiausios emocinės drąsos žingsnis. Dėl to aš manau, kad jeigu kultūra ar visuomenė specialiai neugdo, neturi ugdymo programų, neturi geriausių pasakojimų ir pavyzdžių, neturi, galima sakyti, altruizmo heroizavimo savyje. Taip? Be abejo, tokia kultūra yra žymiai labiau pažeidžiama, žymiai labiau rizikinga, to požiūriu, kad joje gali nutikti kitas holokaustas, kita Ruanda, kitas armėnų, kas tu nori. Tai? Dabar daug kas labai irgi daro tą žaidimą invertuotos moralės, tokių netikrų kontrastų, ypač dėja intelektualinės kairės pusėje, pasaulyje ir Lietuvoje, ir mėgsta taip argumentuoti, kad štai na taip, žydai patyrė holokaustą, bet pažiūrėkit, ką jie daro Palestinoje. Ne, toks susiejimas. Bet žmonės užmiršta, kad daugybė tų žmonių, kurios Hamasas pirmiausiai nužudė kibucuose, buvo drąsūs altruistai, kurie ėjo į tą Gazą ir bandė padėti vietos arabams išlikti, išgyventi, geriau gyventi, nepaisant Hamaso ir nepaisant sudariusios politinės situacijos ir panašiai. Taip, tai yra pirmosios Hamaso aukos, tam tikrą prasme, buvo Gazos arabų geradariai, drąsūs altruistai, kurie kasdieną aukodavo savo šekelius, savo lėšas, kad padėtų tiems arabams. Ir čia vėlgi tas daug labai pasako apie arabiškosios pusės naratyvus, arabiškosios pusės supratimą, apie tą žydišką kitą, taip, apie jų pačių padėtį. Ko nepaminėta yra čia, bet kas iš tų naratyvų labiausiai mobilizuoja genocidinį veiksmą kito atžvilgiu, yra istorinės ir kito aukos kolektyvinės naratyvai. Mes kaip kito auka. Taip? Ir jeigu yra auka, tai aišku, čia yra žūtbūtinis dalykas. Mes turim kitus sunaikinti, nes mus sunaikins. Naciai turėjo panašų naratyvą, taip, jiems neužtenka resursų, aplinkinės tautos, aišku, žinoma, klastingiausiai iš visų žydai, jos dusina ir gamina. Ir čia yra žūtbūtinė išlikiminė kova. Taip? Jeigu mes nekovosim ir nežudysim, mus nužudys. Taip. Taip. Akivaizdžiai islamistai
formuluoja lygiai taip pat. Taip, šiuolaikiniai putinistai formuluoja lygiai taip pat. Taip, tai yra agresyvi, žudbutinė tokia viktimologija, taip, kito atžvilgiu. Aš esu kito auka ir aš nebenoriu būti auka, aš nužudysiu tave, nes kitaip aš negalėsiu išgyventi. Akivaizdžiai, Izraelio visuomenė yra žymiai įvairesnė, jinai yra demokratinė, su ją galima dėrėtis ir lyginti Izraelio gynybą, kokia jinai bebūtų rūsti, su tuo, ką daro islamistai. Aš manau, kad tai yra ir istoriškai, ir moraliai, tiesiog ir teisiškai gėdinga. Bet tai irgi daug pasako apie mūsų visuomenę. Mūsų visuomeniai trumpalaikėje perspektyvoje, šnekant apie mūsų dabartinį diskursą ir jo balansą pasakojimų apie kitą, vidinį kitą, ir tame tarpe prarastą kitą, žydus. Taip? Mes turim jau nemenką dalį, mes matom per pastarąjį dešimtmetį holokausto istorijos priėmimo kaip savos. Yra progresas padarytas, jūs sutiktumėt, ar ne? Nuo pat taip, pono Krycerio ir Ivaškevičiaus taip molėtų eitynių. Bet tuo pat metu lieka pats svarbiausias neišspręstas klausimas, kuris kabo Lietuvoje dar nuo pono Venclovos įvardintų tos garsiosios kalbos, kurią ponas Venclova, garsaus straipsnio, kurį ponas Venclova rašė, apie kolektyvinę istorinę lietuvių atsakomybę už tai, kas vyko holokausto metu. Ir šitas klausimas nėra išspręstas iki šiol. Atsiprašau, prašau. Kalbėjau turbūt ne tiek apie atsakomybę, nes atsakomybė yra daugiau juridinės terminas. Aš kalbėjau apie sąžinę, kolektyvinę sąžinę. Ačiū labai už tą pataisymą, bet va čia ir yra man kaip filosofui ir man kaip mokytojui dorinio ugdymo labai įdomi problematika, kadangi jūs atkreipkite dėmesį, jeigu mes kalbam apie asmenų, pavienių asmenų, taip, atsakomybę, ar kaltę, ar gėdą, ar baimę, taip, tai čia yra pakankamai lengva tą dalyką dar diskutuoti, taip, bet to čia yra ir asmens pasirinkimo dalykas. Daug sunkiau yra šiuolaikiniai liberalioj demokratiniai visuomeniai su įtvirtintom individualaus žmogaus teisėm kalbėti apie kolektyvinius moralinius jausmus ir kolektyvinę veikseną ir kolektyvinės veiksenos statusą, reikšmę. Tvarkoj, nešnekėkime apie kolektyvinę kaltę teisinę juridinę prasme, bet kaltė kaip žodis, jinai dažnai yra painiojama labai su teisinė kaltė. Kalbėkime čia istorijos atžvilgių, aš visą laiką taip sakau savo lietuviams pašnekovams, taip, kalbėkime apie istorinę lietuvių kaltę, gerai, nereikia bijoti žodžio kaltė, kaip apie rūpestį, kaip apie gebėjimą kartu atsakyti, rūpintis, priimti tai, kad didelė visuomenės dalis, kitiems stebint ir nieko nedarant. Taip, o kas tai didelė visuomenės dalis, mes turim, kokį skaičių dabar tų gelbėtojų, 1000 kažkas? Tai? Va. Taip, teisuolių. Jo, bet profesoriaus Sužiedrio ir profesoriaus Dykmano paskaičiavimais mes turim situaciją, kai tiesioginių nacių talkininkų buvo tarp 5–7 tūkstančių. Tai čia tik tai tiesioginiai talkininkai. Padaugkime tai iš kiek, galvokime, iš 3, iš 4 žmonės, kurie įgalino visą šitą procesą, kurie stebėjo ir galėjo sustabdyti, bet nieko, arba kurie padėjo taip, šitam procesui. Ir mes turėsim štai va tokį gabalą žmonių ir visų kitų aplink, kurie nieko absoliučiai nedarė. Taip ir sakė, kad mes nieko nedarom. Plėšė turtą. Taip. Ir padėjo taip pat facilituoti visą šitą žinimą, padėti jam. Mes su mokiniais turėjom pernai kaip tik diskusiją apie temą, kuri dabar kaip filmas gavo Oskaro laimėjimus. Taip, tai yra ponios Höss, Aušvico komendanto žmonos, jo vaikų motinos ir namų šeimininkės atvejais. Jų namas stovėjo iš karto už Aušvico sienos. Tai buvo sodas, kuriame dirbo kaliniai. Po karo jinai sakė, kad jinai nieko nežinojo, kas vyko už sienos. Totaliai buvo atskyrus savo sąmonę, ar bent jau jai taip atrodė, aš manau. Manau, kad neįmelavo. Ir nepriėmė absoliučiai. Mes nieko nežinojom, vyras man nieko nesakė. Taip, pelenais lyja ten, ar aš girdžiu riksmus, kažkas ten, aš nežinau, kažkas jai daro tenai, svarbaus.
Kas čia iš šitų dalykų, manau, ponas Bagdonas pasakys, moralinė prasme vienas iš gynybinių elgesių yra vadinamasis bystanderizmas. Taip, tai yra iš moralinės atsakomybės už tai, kas vyksta kažkas baisaus šalia tavęs, bet tu pasižiūri, ar kiti ką nors daro ar nedaro, ir jeigu kiti nedaro, kolektyviai baimės impulsas neįsitraukti į baisę situaciją yra žymiai didesnis. Dėl to aš ir sakau, kad tik tai specifinio altruizmo heroizavimo būdu visuomenė gali būti parengta nebūti aktyviais bystanderiais ir tokiu būdu pagalbininkais, kaip buvo Lietuvoje. O kad Lietuvoje tai buvo, mes dar turim tą aptarti ir mes nesam išsprendę to. Ir mes nesam paruošę mūsų situacijos didesniam altruizmui. Prašau. Atsiprašau. Tai yra pavojinga, nes jis nesustoja. Atleiskite, čia mokytojo lyga. Kadangi buvo paliestas ir štai į temą, gal pirmą, Tomai, jūs pastebėjote dėl straipsnio, bet aš labiau norėjau jūsų paklausti, kaip jūs galvojate apie šitą, o tai, ką išdėstė Algirdas, kad, reiškia, toksai altruizmas turėtų būti auklėjimas, dėgiamas, apie tą bendrą mūsų pavadinimą, ar tai pasikartotų, ar kiek situacija pasikeitė, ar potencija į vieną pusę ar į kitą, ar daugiau būtų gelbėtojų, ar daugiau būtų bystanderių ir žudikų. Man rūpi vienas klausimas, kuris čia nebuvo liečiamas. Matote, Holokostas yra baisiausias genocido atvejis istorijoje. Bet yra, kaip žinoma, ir kitų genocido atvejų. Yra čigonų genocidas, yra armėnų genocidas, yra tutsių genocidas. Gali būti jų ir daugiau. Holokostas unikalus, kadangi jis, taip sakant, milžiniško masto ir labai techniškai, labai moksliškai atliktas. Ir aš būsiu paskutinis, kuris tą jo unikalumą neigs. Bet gali būti visokių situacijų ir visokių hipotetiškų situacijų. Vat man pastaruoju metu labai dažnai kyla mintis apie tokią alternatyvinę situaciją. Dabar esame, faktiškai karo akivaizdoje. Kalbame, kad Putinas vykdo ukrainiečių genocidą, kažkuria prasme vykdo, be abejo. Bet skaitau lietuvišką straipsnį. Neminėsiu autoriaus, dievai jo nematė. Straipsnis yra toks. Į Lietuvą įleisti 200 000 rusų, nežinia kiek baltarusių. Beveik visi jie yra šnipai, beveik visi jie kelia pavojų mūsų valstybei. Jau nekalbant apie tai, kad jie praskiedžia mūsų tautą, kad jie, taip sakant, kad Vilniuje nebegali susikalbėti lietuviškai, kas savaime yra tautos įžeidimas ir taip toliau. Kažką su tuo reikia daryti, mūsų vyriausybė kalta, mūsų vyriausybė nusikalsta, visa šita grupė potencialių arba aktualių šnipų reikia tvarkytis. Dabar aš įsivaizduoju tokią situaciją. Hipotetiška situacija, greičiausiai jinai netaps aktuali, tikiuosi, kad netaps, aš ją galbūt ir perdedu. Bet situacija yra tokia. Įsivaizduokim, atsiranda tokia ypatingojo karo stovo vyriausybė, kuri paskelbė, sakysime, Baltarusiai turi nešioti, prisisiūti prie savo kostiumų raudoną žvaigždę arba kūrinį pjautuvą. Vaikščioti turi tik tai gatvėmis. Jiems gyventi skiriamas ypatingas Vilniaus rajonas, koks nors ten bus rajonas, kas bus su jais toliau priklausys nuo geopolitinės pasaulio raidos. Bendrauti su jais nerekomenduojama, jie turi dirbti, išpirkdami savo ilgametę dar nuo caro laikų, dar nuo Ivano Žiaurio laikų kaltę prieš lietuvių tautą. Jie turi būti varomi į darbus. Štai buvo tokia situacija. Jeigu kas nors bandys padėti jų ten vaikams, moterims ir panašiai,
bus baudžiamas pagal karo stovio įstatymus. Ar daug atsiras gelbėtojų? Atsiras, bet labai nedaug. Lygiai tas pats, kas įvyko karo metais. Tai štai mano manimu, stigmatizuoti principą galima bet kurią grupę. Taip jau istoriškai per tūkstančius metų susidėjo, kad labiausiai stigmatizuojami yra žydai. Bet kai tik iškyla pavojus, kad gali būti stigmatizuojama bet kuri grupė, kad tai yra jie, mes turime pakelti prieš tai balsą. Taip pat turime pakelti balsą ir prieš dabartinį Baltarusių arba rusų stigmatizavimą, kurio mūsų internete yra ir spaudoje dabar yra tiek ir tiek. Ir net ir, sakyčiau, valstybės politikų jau jo atsiranda. Man rodos, kad jeigu aš to nepasakyčiau, man būtų gėda šiandien. Na, dabar reiškia, kaip dabar yra su... Dabar, sakysime, egzistuoja Žemaitaitis, kuris kartoja žemiausios rūšies, siauraprotiškiausius ir pavojingiausius kanibalistiškus prietarus iš 41 metų spaudos. Kad lygi šiol negalima nieko su to padaryti, yra didžiulis skandalas. Didžiulis skandalas ir man kaip lietuviui dėl to yra gėda. Man kaip lietuviui dėl to yra gėda. O man gėda, kad Šilališkiai išrinko. Šilališkiai išrinko, man gėda dėl to. Išrinko ir yra pataikaujama tiems rinkėjams, kad neduok Dieve mes ką nors netai pasakysime, mūsų neišrinks. O tai reiškia, mes neturėsime prieimo prie valdžios lovio ir visų su jais susijusių malonumų. Gink Dievą sunaikinti Krikštaponio akmenį, kadangi tai įžeidžia mūsų potencialius rinkėjus. Tai vot, toks auklėjimas, kuris čia buvo vadinamas altruistiniu auklėjimu, kad jokios grupės negalima iš anksto kolektyviai stigmatizuoti, kad visada turi būti individualus priėjimas, kad negali sakyti, kiekvienas rusas yra barbaras ir žmogžudys. Yra barbarų ir žmogžudžių ir deja labai nemažai. Bet kiekvieną kartą tai turi būti griežtai įrodyta. Ir tik tada jis gali būti vadinamas barbarų, žmogžudžiu, teisiamas ir nuteistas. Tik tada. Nu, pas mus deja tie dalykai labai, ta riba labai išskysta. Ta riba labai išskysta ir su tuo reikia grumtis. Su tuo neišvengiamai reikia grumtis. Dabar jau barbaras ir žmogžudys jau ir Puškinas. Jo paminklas Markučiuose turi būti pašalintas, nusiųstas į Grūto parką. Aš pasakyčiau taip. Kol tas paminklas stovėjo Gedimino kalno papėdėje, taip. Tai buvo imperializmo ženklas, kaip Muravjovo paminklas, kaip Kortynos antrosios paminklas, kadangi ne savo vietoje, pernelyg garbingoje vietoje. Ten, kuris dabar stovi, jis yra savo vietoje. Ir negalima Puškinui taikyti tų pačių kriterijų, kai kurie taikomi Leninui arba Dzeržinskiui. Juolabis ne visai rusas. Kaip? Ne visai rusas, sakau, Puškinui. Nu, kitas dalykas, kad... Bet to jis dar juodaodis. Bet to jis dar juodaodis. Galų gale Dostojevskis, kurį nebe pagrindo kaltina, kad savo publicistikoje jis buvo rusiškas imperialistas. Dostojevskis buvo Lenkų, o kaip tvirtina jo dukra netgi lietuvių kilmės. Nu, daug tokių atvejų yra. Žodžiu sakant, kiekvieną tokį atvejį reikia atidžiai apsvarstyti, jeigu mes norime auklėti žmonės altruizmo linkme. Ir nereikia bijoti kalbėti apie tai. Jūs pasakėte viską, ko aš bijojau pasakyti, bet jūs dabar pasakėte ir aš... Gal kokių nors va, Arkadijau? Sveiki visi. Gerbama Sofija. Mano šilčiausi linkėjimai taip pat ir Markui. Gal čia, kad... Aš ne spektaklį, tai aš nenoriu įvykti.
Aš labai trumpai tik pasinaudosiu progą, yra 4 psichologai, tai aš galbūt gausiu nemokamą psichoterapijos sesiją. Brangiai kainuos. Aš pratęsiu tik tai Rūtos Nemokamas gydymas brangiai kainuoja. Bet aš pratęsiu gerbiamos Rūtos mintį. Ir tiesiog man staiga kilo klausimas, kodėl aš vedžiau lietuvę, katalikę. Ir kontekstas yra trauma. Mano tėvo visa šeima išžudyta. Jisai išgelbėjo šito Dachau. Ar todėl, kad aš žinau, kad jeigu atsitiktų, nedaug dievė, kaip Rūta sako, tai aš žinau, kad mano antra pusė bus išgelbėta, nes ne lietuvė. Ir vaikai lietuviai skaitosi pagal dėžėtus. Čia tiesiog mintys apie tai. Mes tikrai antrą kartą mes persikėjome mūsų tėvų kančios. Algirdai, iš tikrųjų, ką tu kalbi, ir turbūt sekančią savaitę pasirodys mano straipsnis, kuris vadinasi Humanizmo parodija kaip ginklas prieš humanizmą. Tai, kas vyksta šiandien. Rusijos ir Irano, Rusijos prieš Ukrainą karo kontekstas ir Irano karo prieš Izraelį kontekstas. Kai vertybės apverčiamas aukštyn kojom ir staiga agresorius tampa auka, o auka tampa agresorius. Tai čia trumpa tokia reakcija. 21 kovo žydiškų pašnekesių klubas, aš turėsiu diskusiją, kurios tema yra gana radikaliai mano suformuluota. Tema yra, ar lietuviai gėdėsi žydų gelbėtojų. Ar lietuviai gėdėsi žydų gelbėtojų. Potėmė yra, kas formavo žydų gelbėtojų moralinius principus, kai aplinkui daugumos moralinis kompasas buvo sugedęs. Šitą man be galo svarbi ir mano vienas iš atsakymų, galimai, aš nežinau, jisai subjektyvus mano galimas atsakymas, yra institucionalizuota apgailėtina 2 genocidų teorija, kuri leidžia formuoti tokį istorinį naratyvą, leidžiantį kolektyviniam individui pasislėpti nuo kolektyvinės sąžinės, kaip jūs pavadinote, gerbiamas Tomai, ir nuo visiško atsisakymo atsiribojimo, nuo savo asmeninės kaltės ar asmeninės pozicijos. Ir visa tai, kol šitas naratyvas bus tiražuojamas, palaikomas, ypač genocido centro, jam perduoda tą teisę, kai reiškia traukiami visi iš po žemių nacių nusikaltėliai, nacių kolaborantai ir jie verčiami didvyriais. Tai ką tūlas žmogus Lietuvoje galvoja, jisai ieško netiesioginės išeities pasislėpti už vieno iš naratyvų, žinoma už to, kad mes visi buvom didvyriai. Kad jeigu nacių kolaborantas buvo didvyris, tai reiškia viskas tvarkoja. Tai formuojamas tam tikras vertinimo kriterijus ir kol bus 2 genocidų naratyvas, tol mes turėsime mes ir jie, gerbiamas profesorius, turėsime mes ir jie atskirti. Aš taip įsivaizduoju, taip aš matau. Reiškia, reikalinga konkrečiai reformuoti, atimti iš dešiniųjų radikalų, atimti genocido centrą ir reformuoti visą politiką, istorinio naratyvo kūrimo politiką. Čia aš gal įsiterpsiu, kai jau atiminėjami centrai. Gal aš ką jau. Tiesiog pilkosios ląstelės jau pradeda. Gal yra kokių nors dar. Vieną mažą komentarą galiu? Taip. Labai. Aš čia atvažiavau dėl savo amžinatilsį vyro. Jį pagerbti ir kitus pagerbti, kurie buvo lietuvių išgelbėti. Bet tik tai komentaras yra tas, Aliukas man pasakojo, po to jau kai baigėsi karas, beveik
jis nuėjo pas Antaną Marcinavičių, jų gelbėtoją. Ir jis toks tiesus ir sako, kodėl jūs mane gelbėjot? Pavojinga buvo, nu baisu. Kodėl? Jisai sako, žinai, vaikeli, Hitlerio aš labai bijau, bet Dievo aš bijau labiau. Bravo. Atleiskit. Aš jau kalbėjau, bet aš irgi istoriją papasakosiu. Yra toksai režisierius Kamaginkas. Iš Vilniaus, nu faktiškai lietuvis. Iš Kauno. Nu, iš Kauno, bet jis ilgai gyveno Vilniuje. Jis, atsimenu, kažkada lankė tokį... Atsimenu, kažkada lankė tokį kultūros studijų būrelį, kurį mes buvom organizavę. Ir jis tada mane paklausė. Aš domiuosi architektūrą ir režisūrą. Kurią profesiją man pasirinkti. Aš pasakiau jam, parenk būreliui 2 referatus. Vieną apie Franką Lloydą Wrightą, architektą, kitą apie Meyerholdą, režisierių. Perskaityk juos, mes padiskutuosim. Jis parengė, perskaitė, padiskutavom. Sakau, kuris tau buvo įdomesnis? Sakau, Meyerholdas. Eigi režisierius, pasakiau. Ir jis nuo to laiko tapo vienu iš žymesniųjų Maskvos režisierių. Na ir štai Kamaginkas taip pat buvo išgelbėtas lietuvaitės, jaunos lietuvaitės, kurią jis paskui po karo susirado. Ir paklausė, ar tu nebijojai? Sako, labai bijojau. Ir prispažinau savo mamai, irgi žinoma lietuvaitė, kad bijojau. Mama pasakė, nu kągi, gali ir mirti, bet bent jau žinosi, už ką mirei. Va tokia istorija. Prie šitos informacijos noriu pridėti, kad yra Kamaginkos knyga Prospygliuota Vieva lietuviškai išėjusi. Dabar ją Maskvoje išvertė draugai į rusų kalbą. Ir jinai yra išleista ir rūpinamasi, kaip atgabenti dalį tiražo, rusų kalba tą vertimą čia. Ir kada, jeigu tai pavyks, nu tikiuosi pavyks, kaip nors atvežti tas knygas, mes padarysim čia pristatymą tada to vertimo į rusų kalbą. Prisiminsim ir jo istoriją, ir lietuvišką versiją, turėsim lietuvišką ir rusišką. Kai klausaisi, kiekvienas kalbantis negali daug ginčytis. Priimi, kad kaip tiesa. Bet vienas dalykas yra, kur ne tik tai čia visur pastebiu. Atskrybę daro bendrybę, o bendrybę daro atskrybę. Tai jeigu sakoma, ta grupė gera, tai grupė bus ir labai gerų, ir gali būti ir niekšų. Taip? Tai vienas dalykas, kur nereikia maišyti. Kada mes sumaišom atskrybę su bendrybė, mes pasiklystam. Ir čia labai lengva pasiklysti yra. Antra, kada kalbam, mes dabar lyg tai prognozuojam ateitį, kažkaip, žinoma, retrospektyviai reikia žiūrėti, nes jeigu nematom kelio, kurio praėjom, mes nematom kelio, kurio eiti. Bet mes nekalbam apie tą kelią į priekį. Mano galva, nebus taip, kad mes visi būsim vienodi. Ir tai yra vertybė ir mano galva, žmonijos kaip sistemos vystymasis yra tik tai galimas, kad yra įvairios alternatyvos. Tai yra įvairios kultūros. Kiekviena tauta, grupė neša tam tikrą kultūrą, mes, kad gyvybės formos turi būti skirtingos, mes suprantam, reikia saugoti paukštelį, reikia kitaip mums grėsia pavojus. Bet kad reikia saugoti kiekvieną kultūrą, kuri yra, kaip alternatyvų žmonės vystymus, kažkaip tai nesuvokiam, bet reikia visiems sugyventi. Tai kol mes matysim, vienu žodžiu, aš ir tu, mes skirtingi, bet mes gelbėjomės nuo pavojaus kartu. O kada mes kartu gelbėsimės nuo pavojaus, manau, tai yra kelias į sėkmę. Jeigu mes to nematom, kad be veikimo kartu mes tada pradėsim vieni gelbėtojai, kiti aukos. O jeigu kartu gelbėjomės, mes visi, tada nėra kaip atsirasti tiek daug tų, kurie naikina kitą stratą visuomenės. Ir tas momentas, manau, turi būti vystomas labai stipriai. Tai man labai svarbu yra tasai, kada kalbam apie Lietuvą, apie pilietinę, tautinę valstybę, kad yra
sakysim, rusai čia yra. Jeigu jis yra Lietuvos rusas ir pripažįsta taip pat, kad ir mes turim teises į savo gyvenimą, puiku, žavu. Jeigu yra Lietuvos žydas, puiku, irgi viskas. Lietuvos žydų nesvarbu. Bet jeigu tu toj šaly, kur gyveni, tu ją matai. Kada kalbu apie baltarusius ir rusus, bėda yra tame, kad visko yra internete. Pasiskaitai, dalinai grupė, kuri save izoliuoja, irgi sukuria tą jie ir mes ir tam tikrą įtampą. Kaip padaryti, čia yra dideli klaustukai, kaip padaryti, kad tu savastį išlaikytumėjai, bet kartu jaustumėsi ir bendrumą su kitom grupėm, kurios yra. Jeigu mes tą sukuriam, aš manau, tai kelias į sėkmę. Aš manau, kad ne grupė save izoliuoja, o kai kurie tos grupės nariai. Jų gali būti gana daug, bet niekada negali sakyti, kad tai ta grupė pati save izoliavo. Reikia atkreipti dėmesį į Suomijos pavyzdį. 44 metai, kaip jie elgėsi su žydais. Jie atsisakė perduoti žydus, žydų karius, kurie kovojo kartu su suomiais, atsisakė perduoti Gestapui. Tai kaip sugebėjo suomiai konsoliduoti visuomenę, nesvarbu kilmės. Prieš karą, žiūrėkit, žydai, dauguma žydų, kurie gyveno Lietuvos dideliuose miestuose, buvo asimiliavęs. Jie mokėsi universitetuose. Vokietijoje pasižiūrėkite, jie net nesuprato, kad jie yra žydai, nes jie tarnavo vokiečių kariuomenį. Tai aš noriu jums pasakyti, kad ne visai taip yra, kad nėra taip, kad ta tauta, kuri gyvena uždarai, jinai iššaukia priešiškumą už tai, kad jinai yra uždara. Jie buvo atviri ir jie vis tiek buvo nužudyti. Aš atsiprašau, nesupratimą niekas nesukelia. Jeigu žmogus nori, tai jis susipažįsta, jis domisi. Bet aš kitas, man toks klausimas kilo čia sėdant. Mes čia truputį panašus į antivalstybinę kažkokią tai grupę. Jūs irgi tą pastebėjote? Daromas įrašas. Ką pasakė Tomas Venclova. Kas iš mūsų išdrįstų pakartoti šitokius žodžius viešumoje? Aš visą laiką esu, aš nežinau, bet trūksta žodžio. Aš žinau, Arkadijus gal turi kitą nuomonę, bet klausykis, Stravinskis, kuris pabėgo iš Tarybų sąjungos, nebuvo uždraustas. O Čaikovskis yra uždraustas. Suprantat, bet nebus žmonių, ar nebus daug žmonių, kurie palaikys. Bet užtat buvo paminėta Žemaitaitis. Žemaitaitis yra nulis, bet jo pasiekėjai yra baisus. Ir netiesa, kad public media, kad šitam internete sumažėjo ar bent kiek aprimo antisemitinių pasisakymų. Du žmonės mūsų bendruomenė kiekvieną dieną traukia juos lauk išmesti. Todėl, kad daugiau nieko su jais padaryti negalime. Nu, čia gali būti tokie fabrikėliai tiesiog. Galbūt fabrikėliai, galbūt, bet tai žaidžia. Žaidžia ir apie žmogų kalbą, ir apie tavo tautiečius kalbą, kad, suprantat, mes atėjom į tą fazę, kalbam apie gelbėtojus, atėjom į lenkišką fazę, kada antisemitizmas egzistuoja be žydų. Ir toliau mes kalbam. O vokiečiai paėmė ir atkūrė tą bendruomenę, kuri nužudė. Vot jums prašau ir ne tik atšventęs, kovo 15 paminėsiu, o paėmė ir atkūrė. Ir atvežė 200 tūkstančių, leido gyventi 200 tūkstančių žmonių, kurie turi vaikus, kurie visiškai integravosi ir atsirado nauja žydų bendruomenė Vokietijoje. Tai vis dėlto yra labai didelis disonansas tarp vienkartinio paminėjimo, kad ir labai garbingų žmonių, ir požiūrio į visuomenę iš esmės, į savo veiksmus, į tai, kas atsitiko ir tai, kas bus ateityje. Ateityje nieko nebus, mes išnyksime.
Jeigu nėra labai aktyviai norinčių pasisakyti, aš norėjau paprašyti Rimą, nes man pačiam visą laiką atrodo verta romano istorijos kartais gelbėtojo motyvas, kaip jisai ryžosi, ar jam savaime gavosi. O Rimas yra pastatęs filmą apie Drupą, kuris yra pasaulio šviesuolis ir su juo daug bendravo. Tai man tiesiog, Rimai, trumpai, kaip Drupas sugalvojo tapti gelbėtoju? Šitą klausimą manęs klausė visi. Supranti, kadangi aš bendravau su Amerika ir tas filmas buvo skirtas, reiškia, žydų festivaliui San Franciske, supranti, reiškia, jisai angliškai padarytas tas filmas, ir gal kada nors pažiūrėsit ir taip toliau, supranti. Visi klausė to kodėl. Nu, sako, kas motyvavo jį? Tai pradėsiu nuo paprastai. Visų pirma, dėdė. Dėdė. Ką jūs išdėstėte, iš esmės. Trumpai, prasidėjus Holokaustui, tai buvo maža miestelė, supranti, reiškia, o dėdė turėjo didelę rūbų parduotuvę. Gerų rūbų, aš nežinau, kaip čia yra. Ir žydai pradėjo pasieiti, sako, tu negali padaryti taip, kad mus priimti į darbą. Sako, prašau, sėskite. Jie ten beveik nieko nedarė, įsileisdavo tos žmonės ir tą visą laiką jie praleisdavo, jis negalėjo gal visos bendruomenės paimti, bet galų gale mieste prasidėjo tokie judėjimai. Žmonės keitėsi ir kuo daugiau žydų ateidavo, jis visus priimdavo. Tai Drupas Valdas iš esmės reiškia, jam buvo 17 metų. Tai žmogus, kuris buvo be galo jaunas. Aš nežinau, jisai visas, kaip pasakyti, jisai buvo ryžtingas, jis tapo skraidimo akrobatas, nenugalėtas Lietuvoje. Iš esmės jis jau buvo stiprus vyrukas, suprantate, reiškia. O po to buvo jau karys, kuris irgi pasaulinis nenugalėtas. Suprantate, tai va, tas Drupas perėmė, kaip ir sakyta, tą visą šlovę jau Jedvašėme, savo ir dėdės. Bet jis asmeniškai keletą žmonių, ne keletą, jisai 10 žmonių Jedvašėme. Jam 14 jam priskaičiuoja. Jo, jam 14 praskaičiuoja, bet kada aš kalbėjausi jau su Sonia 82 metais, jinai oficialiai jį norėjo kaip ir įvardinti. Ir 80 metais tokius sudėtingų laikotarpių čia nepapasakosi. Gerai, tas epizodas, kaip jo atėjo ir paprašė, kur aš mačiau, atėjo iš kažkokio baliuko ištraukė. Ne, būdavo tokie. Jisai sėdi, prieina, sako, pas jūs kažkokia moteris atėjo, sako, aš Sonia, su vaiku. Sako, jūs negalit mane priimti, sako, pas mane dabar daug kitų žmonių, lietuvių pačių. Ir tas vyrukas sako, jūs palaukite truputėlį, balis baigsis, aš jūs priimsiu. Ten buvo labai tokių dalykų. Net savo guvernantės, nes jie gerai gyveno, suprantai, jis nerodė. Nors po to tą guvernantę padėdavo jam truputėlį tenais. Gerai, ir ką jis darė su to Sonia? Jis visus susirado savo bendražygius, irgi lakūnus kažkokius, tai sako, parašyk pasaką. O pasaką išrašydavo kunigai, įsivaizduojate, reiškia, kunigai išrašydavo, jiem dokumentus, jie dažėsi. Ten visą kitą, sako, ta Sonia sako, aš turiu tėvą, tegu nusiskuta barzda, ten visa tokia istorija, supratė. Sako, aš galiu jūs pervežti, bet sako, turiu dviratį, 10 kilometrų nuvažiuodavo, grįždavo pas tėvą, supratė, pasodindavo tėvą, ir taip pat pervažiavo. Ir šitą, kas yra įdomu, aš susitikau su Aleksu jos. Gerai, bet kodėl jis nusprendė sutikti? Aš manau, kad pavyzdys buvo dėdės. Iš esmės buvo, mano galva, jeigu, taip sakant, atmest visą meną, aš iš tų žmonių, kurie padėčiau, paprastai, aš negalvočiau. Iš esmės tai genties išlikimo reikalas, jau žmonių genties. Suprantate, čia galima daug filosofuoti apie tai. Bet yra žmonės, arba ne žmonės, nežinau kaip juos pavadinti, suprantate, reiškia, kurie paskirti blogiai, nesuvokiu. Suprantate, net nesuvokiu, kas yra. Kodėl žmogui taip gaunasi, kad jis užmuša kitą, suprantate, ir jis gerai gyvena, suprantate, reiškia.
O tu, kuris gelbė, staiga pasidarai blogiečiu. Nes nesuprantu šio. Viskas, ką noriu pasakyti. Mama kalta. Prisims atsakomybę jau kažkaip pribaigti, nes vis tiek geri dalykai, jie todėl ir geri, kaip gyvenimas, kad jie baigėsi. Anksčiau ir vėliau. Aš tik tai vieną dalyką norėjau pasakyti pačiai pabaigai. Man regis, kad apie altruizmo kultūrą ir apie jos buvimą bendroji kultūroje, kaip aktyvaus veiksnio, kad vis dėlto atiduoti tai reiškia gauti. Kažką atiduodamas, gerai įsiklausydamas, supranti, kad gauni. Iliustruoja štai toks dalykas. Žmogus apklausiamas yra žurnalisto, nes šoko į ledinį vandenį sraunų gelbėti vaiką. Jau sako, kodėl tu šokai? Aš sako, nežinau kodėl. Aš atsidūriau vandenį ir tik tai supratau tada, kad esu vandenį. Ir tada jau elgiausi pagal, reikia plaukti. Suprantat, vis dėlto šitas žingsnis yra nesąmoningas. Tu pradžią atsidūri vandenį. Tai reiškia, pradžią apsisprendi ir darai kažką tokio, ką diktuoja tau, nežinau, sąžinė, gėdos jausmas. O pas... Tu mitingė galėsi nesutikti. Mitingė garsiai paskui nesutikus dabar šitas. Bet man atrodo, šitas dalykas yra labai svarbus. Kartais padarai, o po to tik supranti, kad esi tam tikros darymo sistemos dalis. Viskas. Ačiū labai. Žilvinui labai ačiū, kad jis mus priėmė. Kažkur kažkada parašiau ir dar kartą pakartosiu, kad kiekviename tokiame didvyriškame akte yra transcendentinis likutis, kurio nepaaiškinsi deterministiškai. Ir kiekviename nusikaltime taip pat yra transcendentinis likutis. Greitojo mąstymo reikalas čia. Greitojo mąstymo. Iš tiesų, man vis prisimena toks mūsų draugas Sergejus Surimų, kuris daug metų pradirbo gydytojose be sienų ir dalyvavo visose karštuose konfliktuose, tiek Angoloje, Bosnijoje, ten 3 metus sėdėjo. Vienur kitur ir iš jo vis imdavo interviu, klausdavo grįžus, žinai, kaip jūs čia, su tokia nuostata, kad, tikriausiai jūs veda didelis humanizmas, jūs norit gelbėti žmonės, gyvybės ir taip toliau. Pasidar taip su tokiu rusišku akcentu, sakau, ne, čia toks savotiškas aferizmas. Važiuoji ten pažiūrėti, matai paskui tos visus nutraukytus galūnės kūnus, tavo profesija daktaras, tu įmi ir neši ir viskas, ir tu nieko negalvoji, sako. Ir tada ir metai po metų jis tą darbą daro ir nedaro iš savęs didvyrio ir negalvoja apie didelius idealus, bet štai man toksai, iš tiesų geros žmogiškos prigimties ir humanisto pasireiškimas, kuris nesamprotauja apie tai, nemoko, nekalba, bet labai tiesiai tą daro, ir net pavadina aferizmu. Tai sutikčiau, tik tai manęs puščelina tas akcentas. Labai gaila, kad humanizmas yra pas labai mažą procentą. Jeigu buvo nužudyta 220 000 žmonių, o gelbėtojų Lietuvoje, visos Lietuvos yra 1000. O pavyzdžiui, Danijoje danai paėmė ir savo žydus išvežė į neutralią Švediją. Išgelbėjo 99%. Tai klausimas yra man, kuo skiriasi Lietuvos visuomenė nuo Danijos visuomenė. Dėl to čia neužtenka kalbėti apie altruizmą. Aišku, kad kiekvienas iš tų gelbėtojų yra super žmogus, nes išgelbės vienas žmogus, tai padarė galimybę atsirasti dar daug kartonų priekį. Bet aš galvoju, kad čia yra bendrai visuomenės problema, reikia visuomenę gydyti iš esmės. Nes yra pavyzdys, kad yra kitokios visuomenės, nors mes visi esame Europoje, visi turim tas pačias šaknis ir žydai yra visur vienodi, tiek Lietuvoje, tiek Olandijoje. Aš manau, mes čia stengiamės tą ir daryti, ar ne, kad šito kalbėjimu, kaip aš jau užsiminiau šito minčių skleidimu, šito įrašų, kuris išeis, kad truputėlį šitos mintis, ir jūsų tos idėjos jos būtų toliau ir toliau pasiekiamas. Ir šiandien vienos nakties pasikeitimas. Čia yra kasdieninis darbas. Tokia Danija
turėjo ilgą savo savarankiškos tradiciją šalies, institucijos buvo nesunaikintos, čia nebuvo išardytas tas visuomenės audinys, pas juos, kaip pas mus buvo chaosas kažkoks tai. Tai yra skirtumai ir su kiekviena situacija reikia savaip dirbti, jeigu mes norim šitą. Ne? Tai aš noriu padėkoti labai visiems pasisakusiems, labai padėkoti Ginui už moderavimą puikų, pirmininkai, kad prisijungė profesoriui, vienam kitam profesoriui. Ir matom, kad tai yra procesas, tęstinis darbas ir man jau galvoje klostosi ir profesoriaus mano Bogdano paskaita. Ir galbūt pakartotinas Druko filmo peržiūrėjimas su diskusija, kur paliečiami šitie motyvai ir daug visokių kitokių.